Alibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveikučiai, skrieja kamuolys jūsų ausise, akise, ta pati kompanija, kaip visada, tik turim dar vieną draugą, geltoną butelį, į svečius atėjo Rytis. Iš Dragon Ball. Rimtai? Čia originalas gal? Nu ką reiškia originalas? Nu, gal turi kokią... Akira Toriyama, nežinau, amžinatlis iš tos gertuvės, bet taip. O šiais laikais eterė Dragon Ballas praeitų į eterį, ar ne? Kodėl turėtų nepraeiti? Nu, aš kaip... Ne taip seniai rodė Dragon Ball Super per... Bet kai aš žiūrėdavau jį ir tikrai būdavo, kad skubėdavai namo iš pamokų, kad ant 3 valandą, tiksliai laiko nepamenu, bet apie 3 vykdavo, ar ne, kad spėtų pamatyti. Jei reikėdavo pamokas skirti. Teisingai. Tai ir skipindavai. Protingas žmogus iš kitos pusės. Čia sąžinės balsas tiesiog prabilo. Pasakė, kaip buvo iš tikrųjų, be jokių filtrų. Bet mane jau tai tada taip ilgai mokindavosi iki 3 valandos. Kodėl taip ilgai mokykloje, ta prasme, aš neatsimenu, kad man tai pamokas Žiūrėjau, būtų. kada pradedi. 8. Aš turėjau laikų, kai antrą pamainą iš vis būdavo kosmosas, ten nuo 1:30 pradėti pamokas. Tai Bet tau tai optimalu, ta prasme, todėl toks miegot užaugai gali. dabar. Nu, bet aš tada keldavausi Dragon Ballą pažiūrėti praeitos dienos, tai 7 ryto. Ai, ten Dragon Ball tai buvo atverta atsikelti, ne? Nu, tai aš vaikas buvau. Ir tais laikais negalėdavai atsisukti? Ne, baigtų. Nu, nebent, šiaip mano vienas gudrus klasiokas, tai į VHS įsirašydavo visą laiką, užstatydavo, kad įrašytų Dragon Ballą ir grįžęs po pamokų per kasetę žiūrėdavo, tai tokia opcija buvo. Bet tie seksualiniai bairiai tame filmuke truputį stebindavo, ar ne? Ką, žinau, dabar, kai žiūrėjau jau suaugęs būdamas, tai kažkurio metu yra tų vietų, kur atrodo tokias, nu, šiaip savo. Bet aš žinau, kad amerikietišką Dragon Ballą šiais laikais jie prasikarpė yra šiek tiek, prasicenzuravę. O Lietuvoje, tai manau, tiesiog rodytų ir viskas. Tai sakau, nes ten buvo tokių jautresnių vietų. Super, tai dar labai neseniai rodė. Bet jo, kai Džinas Vėžlys priekabiauja prie 13-metės mergaitės, nu, yra ten. Kur kosmosas, sunku patikėti. Reikėtų jas. Kas geresnio? Mariau, ką tu nuveikiai? Nieko, per daug ilsėjausi, buvau protmušyva, vykęs po ilgos pertraukos. Kaip sekėsi? Taip, vidutiniškai. Galėjom geriau, bet pakankamai. Mes laimėjom. Kaip visada, ar ne? Nu, buvo toks tarpas, kokiu, galvoju, 3 ar 2 žaidimų, kai buvom antri. Bet šiaip bendroji įskaito pirmavome. Stipru. Aš tai atsikėriau šiandien toks gal truputį kažkoks biški dužės, pavargęs, vakar su pratęsimu NBA ilgas, bet tada atsibūdęs pagalvojau, kad šiandien vakare žais Bournemouthas su Fulhamu. Kart nuotaika pasitaisė, šypsena veidė atsirado, o troleibusu čia važiuojant dar įlipo labai gražus didelis dogutis į troleibusą. Tai iš tikrųjų diena praskaidrėjo ir labai gerai dabar jaučiuosi. O tai žinai, gal veislė šuns? Nepasakysiu, gal mišrūnas toks truputį link vilko, bet nėra visai nei malamutas koks, nei kas, tai, bet labai gražus buvo. Okay. Tai mačiau, Jose Mourinho į treniruotę Fenerbahčės Sant Maksimenas buvo šunelį atsivedęs. Taip. Tai kol žaidėjas pats treniravosi, tai Jose užsiėmė ir ten tikrai tokie wholesome vaizdai. Labai pasieškokit, pažiūrėkit, prasme. Buvo. Nosis paėmęs, ne? Sant Maksimenas tai bando į startinę vienuolikę prasimušti, nes, žinai, reikia tos meilės. Liftais nebevažinėja, turbūt laiptais pradėjo vėl, tai gal jau žais. Gerai, pakalbam apie futbolą. Nors šitų temų šią savaitę ir savaitgalį davė daug, bet ir rekordų buvo, ir bokso. Žiūrėt bokso kovą? Ne. Ryti? Tau per anksti buvo? Ar per vėlai? Nei per anksti, nei per vėlai. Aš tiesiog nieko nežinau apie boksą, nesidomiu boksu, nesuprantu bokso ir absoliučiai nedominu manęs tą kovą. Mariau, tu? Aš tai žiūrėjau. Ne, tiesiogiai, bet atsikėliau atsikėliau sekmadienį apie 7:30. Ir iš karto tiesiog telefono nečiupau, nieko neskaičiau, įsijungiau jūsų platformą
Greitai taip neradau, tada naudojausi searchu, kaip tu man esi parekomendavęs, įvedžiau Stanionis, išmetė tada tą kovą, nu ir tada jau pažiūrėjau. Tai va. Taip pažiūrėjau. Jo. Patiko. Šiaip įdomus sprendimas yra nutraukti kovą. Kodėl tai tu logiškas, man atrodo, jau ten kiek. Aš aišku, čia nespecialistas, nevaidinsiu, kad ką nors nusimanau, bet ką žinau, man atrodo, jau ten pakankamai buvo daug išspręsta iki to sprendimo reikalų. Jo, bet kada tu turėsi kitą šansą turėti 3 diržus savo kišenėje? Nu, Aišku, bet rizika yra- jau atsigult, gauti. Sveikata ir ką žinau, aš manau. Kitaip būtum kovojęs. Šiaip gerai kovoja, iš tikrųjų, Stanionis, kiek mačiau, tai ir jis gerų smūgių užtaikė. Tai... Bet Ai, tas... tai tu irgi nežiūrėjai. Nežiūrėjau, tik po to peržiūrėjau. Tik nėra, kad jis ten nei vienos kovos nebuvo pralaimėjęs apskritai Ne, karjeroje. tai Enisas, tai yra ten žvėris Ne, su tai juo. ir Stanionis pats, ne? Tai taip, bet Stanionis mažai kovojęs, šiaip pagal jo Kiek, amžių. 20 kelios kovos buvo. Ne, man atrodo, 15 profų ringė. 16 iš tikrųjų viena be nugalėtojo buvo, bet dabar 17 kova. 30 metų, tai šiaip mažokai tų kovų, nes Enisas 27, 31. Jo. Kokios priežastys? Nu, tai Stanionis ilgai mėgėjų boksą buvo olimpinė. Tas, jo, Europos čempionas. Ai, čia tokios Ir taisyklės. plus po to visos tos nesąmonės, ten, žinai, Ortizas, ten varžovas jo, mesdamas svorį, ten lygos išlyzdavo. Žodžiu. Tai gal nepradedama. Ne, Nors jau pradėjome. Nu, šiaip jau, bet galim ir baigti. Gerai, kalbam apie futbolą, apie lietuvišką futbolą, gal susirašęs pagal tvarkaraštį, bet iškart gal šokam prie rekordinių rungtynių, nors tas rekordas, nežinau, tai toks pritrauktas, ne? Kodėl tas rekordas, šį 10-mečio rekordas, praeitį yra daugiau žiūrovų lankėsi Lietuvos futbolo čempionato rungtynėse, ar čia kai atsirado A lyga pavadinimas, nu, iš kur tas rekordas iš vis Bet taip gimė? Pala, tai jau kada paskutinis kartas buvo, kai su Marijampolė, ne? Nu, bet su tai ten- Žalgiriu, kai buvo ten, bet jau irgi buvo lyga tada. Taip, Tai bet ne tiek, tuo kad metu daugiau žmonių susirinko, man atrodo, ne? mažiau Dabar. negu 5000, dabar 6,5. Tai 6575 kiek žiūrovų. yra stadionų Lietuvoje, kuriuos galima atvesti 6,5 tūkstančio, tai turbūt dabar vienas tik ir yra. Taip, bet praeitį ten Vilniaus Žalgirio stadionas. Galėjo būti daugiau. Jo. Nužeikiuose, su sraigtasparniais žmonės atsirisdavo. Oi, tai mažiekios, tai ten 10 000 kokia turbūt minė aplinkui būdavo 94 metais. Tai Bet tai yra išsilikęs dar tas stadionas, ar ten net kaip čia, net Kaip nebūdavo tiek Koliziejus vietų, toksai. ten Ne, tiesiog ten apie vietų būtent nebūdavo, tiesiog tiek žmonių susirinkdavo, stovėdavo. Tik užrašydavo. Šalia aikštės ir taip toliau. Ir kiekvienas komentuodamas, pavyzdžiui, mašinoje komentuoja. Tai dar mašina vis dar dabar aš girdėjęs, kad komentuoja. O mašina užvesta O būdavo? visi ar ne? žiūrovai sustoja ir jis nieko nemato rungtynių ir tik tai tą šiliuką žiūri mašinoje komentuodamas, nes visi ten 10 000. Klasiškai. Pašėlė laikai. Pašėlė laikai. Nu jo. Tikrai. O jis negalėdavo viškai privažiuoti arčiau. Oi, ten užvestam. visokių ten, jeigu pasakotų, kiek ten Tai esu Tuo aš irgi metu- ne kartą iš mašinos komentavęs. dirbė, tai ten būdavo. Pirmą lygą radiją Jo, jo. iš mašinos komentuoti yra tekę. Tai Bet pats privažiuoji, ai, bet tu gi teisų neturi. Tai tave atveždavo. Mašinai sėdėti leidžiama yra teisė neturint. Bet aš šiaip O užvestoj mašinai, Irgi gali sėdėti. jeigu ne vairuotojo vietoje, ne? Jo, gali sėdėti. Manau, kad net ir vairuotojai vietų negalėtų. Negali. Sėdėti gali, jo. Užvestoj turbūt negali. Vairuoti negali. Bet jeigu užvestoj, Aš nežinau, kam užvest tą mašiną. tai jeigu šalta, jeigu nori pasišildyti. Nu, tai aš galiu persisėti kitą Bet- kėdę. Tai Užvest gali degimą tiesiog užtenka turbūt pajungti, ar ne? Viskas. Takumas nusės. Nu, Bet žodžiu, aš prisimenu dar iš Jeigu nauja, kokius 8-9 metus, kai FBK Kaunas kovodavo su Panevėžio Ekranu tuometiniu, buvo tokios rungtynės Panevėžietos, vienos iš čempionato lemiamų ir man atrodo, kad Panevėžyje šiuose ir buvau tuo metu ir tikrai sakyčiau, kad tame Panevėžio stadione buvo daugiau žiūrovų pagal mane. Reiktų aišku atversti popierius ir pasitikrinti, bet tose rungtynėse, tose lemiamuose tenai. Čia kurie metai? O, nežinau, 9 gal kokie ar 8, bet žodžiu buvo vienos svarbiausių rungtynių, ar prieš paskutinis turas, ar net paskutinis, dabar tiksliai neprisimenu, toks gan žvarbokas oras, buvo pilnas stadionas Panevėžyje ir ką Kaunas iškovojo tą vieną iš savo titulų, po to jau atėjo Panevėžio ten, žodžiu, hegemonija. Tai
Tai va, iki to. Nu. Tai, bet atsimenu, kad pilnas visiškai stadionas buvo Panevėžyje tuo metu, tai tikrai buvo labai daug žiūrovų. Tai. Nu, bet čia turbūt, ką žinau, kokio dešimtmečio. Dešimtmečio rekordas. Kokio dešimtmečio, tai tikrai, tikrai. Mantas Kalnietis prieš rungtynes sakė, kad nemažai tų bilietų buvo pakvietimų išdalinta, tai skaičiavo jis apie, kad 9,5 tūkstančio galbūt jau turinčiųjų galimybės ateiti yra, bet atėjo 6,5 tūkstančio, tai vaizdo aikštelėje, nežinau, ar pamatė tokį vaizdą, kuris juos trauktų sugrįžti, rungtynės baigėsi 0-0, daug įvarčių nebuvo. Nu, daug įvarčių nebuvo, tikrai. Nedaug įvarčių buvo, ar ne? Nebuvo nei vieno įvarčio. Nebuvo nei vieno. Tai Kauno Žalgiris tikrai po gerų pirmų čempionatų rungtynių, po to dar Šiauliuose ten išsikrapštė, bet šiaip nuvilė. Ar kaip jūs vertinat Eivino Černiausko auklėtinių pasirodymą kol kas čempionate? Nu, negalėčiau užsakyti labai, kad ten nuvilė, vis tiek netiek ir daug to atsilikimo nuo pirmaujančių pozicijų. Aš sakyčiau, kad čia irgi turbūt tos rungtynės, kur progų buvo pakankamai, kad tas rungtynės laimėti nežadėjo prašiau negu Marijampolės Sūduva, turbūt kaip tik netgi geriau atrodė. Tai niekas nėra pralaimėta, ta prasme, 10 ar kiek ten tų taškų turi surinkę, tai aš kažkaip nežinau. 9? Ar 9, ta prasme, bet... Žinai. Lentukės pas Marių yra, Marius ten skaičiuoja taškus. Ką jūs norite? 9 taškus Kauno Žalgiris. Tikrinu, keltais metais gal susimaišė man šitie metai, bet lyg ir 8. 2 televizijos žiūriu, kad transliavo tas rungtynės. Net įsivaizduojat Lietuvos. Žinai, nuvilė tai Panevėžys, nuvilė galbūt kažkiek Gargždų. Kauno Žalgiris turi surinkęs dabar 9 taškus, užima 6 vietą. Daugiausiai klausimų, man atrodo, kelia tai, kad puolėjai truputėlį užsikirtė pastaruoju metu iš 3 mačuose iš 4 pastarųjų buvo rezultatas 0-0, tai reiškia, kad su puolimo žvaigždėm lietuviškam lygos kontekste kaip Černykas, kaip Jansonas, komanda nesugeba pramušti. Jansonas gal tai, žinai, žvaigždė dar taip negali labai laikyti. Ne, bet sezono pradžioje, aš čia jau hiperbolizuoju. Bet vėlgi, man atrodo, kad šita komanda buvo taip sukomplektuota, kad jau tikrai vargu ar galėjai sakyti, kad 3 iš 4 rungtynių nesugebės nei vieno įvarčio. Jo, aš sutinku iš to vietoj, bet aš iš kitos pusės pozityvo galbūt ieškočiau tame, kad nepraleidžia įvarčių. Tai jeigu gynyba ir ta komandos sistema taip sudėliota, kad jie tų progų prasileidžia pakankamai mažai ir įvarčių nepraleidžia, o problema yra tik tai, kad į puolėjai iš gerų situacijų neįmuša įvarčio, tai tie puolėjai, jie kažkada vis tiek pramuš, nes, tai yra pakankamai gero lygio žaidėjai ir turbūt geresni negu vidutinio lygio, tai jeigu žiūrėtų lygos lygyje, ypatingai ten koks Černykas, tai aš kažkaip matyčiau, kad turbūt svarbiau, kad jie dabar nepraleidžia, nepralaimi, ta prasme vis tiek tos taškus renka, kai tie įvarčiai prasimuš, tai Kairytis sakytų, po 6 turų dar nėra ko žvalgytis į lentelę, bet aš tik pažymėsiu, kad jau šiuo metu po tų 6 turų yra 6 taškai skiria komanda nuo lyderių. Bet jie tarpusavio rungtynių nebuvo dar, man atrodo, ne? 15, dabar bus. Tai va, tai gali būti 3 arba 9. Arba 9. Šeštadienį. Vadinamas šeštaškis svarbus. Vidurį savaitės. Kauno rajone. Prašau, vidurį savaitės. Ne, taip ir toli iš Kauno vis tiek važiuot. Kauno rajone vyks Raudondvarytas mačas. Tai aš sutinku su tavim, Karoli, kad jo gynyba yra gerai, bet ar nebus, žinai, čia tas sezonas, kaip buvo Vilniaus Žalgiriui, kur atrodo, kad irgi, svarbiausia komanda neprasileidžia, žaidžia tvarkingai, bet atsiranda kažkoks vienas varžovas, kaip tuo metu Panevėžys, dabar, tarkim, Jėgelman, kuris tiesiog susirenka tuos taškus iš kitų komandų ir tu ten kažkur strigdamas ir aš manau, kad šitas tiek Kauno Žalgiriui galioja šiuo metu, tiek Vilniaus Žalgiriui. Man dėl Vilniaus Žalgirio gal net daugiau nerimo yra šito metu negu dėl Kauno Žalgirio. Aš sutinku, kad tas žaidimas nėra blogas ir turbūt šitame mače tu negalėtum sakyti, kad ten Sūduva buvo verta pergalės. Ne, turbūt dėsningos tos lygiosios, gal truputėlį iniciatyvos daugiau ir tas progas geriau kūrė Žalgiris, ypatingai po pertraukos, bet vėl rezultatas yra 0-0 ir jis akivaizdu, kad geriau tinka Donato Vencevičiaus geriausio lygos pirmo mėnesio
trenerio komandai. Tai ir tą beje treneris ir pripažino, kad atvažiavom pirmos rungtynės ant natūralios vėjos, nes visus iki šiol mačus žaidė Sūduva ant arba manėžė, arba dirbtinės dangos. Tai, iškovojau tą tašką ir akivaizdu, kad tikrai, man atrodo, kad klaustukų yra. Potencialų, aišku, irgi turbūt Kauno Žalgiris turi, bet kiek nei viena kita turbūt komanda lygoje, bet reikia jį realizuoti. Bet taip žiūrint, iš tiesų, jau kalbant gal ne apie patį pasirodymą, bet ant kiek skiriasi, ta prasme, kai tu įsijungi ten, nežinau, Gitarių stadioną ar visus ten kitus tos stadionus, kurias net sunku iš tiesų stadionais vadinti, labiau ten kažkokiam aikštėm, ir tada persijungi, žinai, Dariaus ir Girėno stadioną, ir tu tikrai tada jau jautiesi, kad tu žiūri futbolą, ta prasme, ta kamera tokiam įprastam aukštyje, žinai, kaip tu žiūri vakarų čempionatus. Net psichologiškai visai kitoks jausmas, ta prasme, ir aš manau, kad turėtume mes tokių stadionų, žinai, daugiau, tai čia būtų visiškai kito lygio būtų pirmenybės. Ir šiaip reikia pasakyti, kad, gerai, turim ten 6,000 vėl, pakankamai solidus skaičius. Visiškai normalus stadionas. Aš žinau, kad ten tikrai buvo daug visokių akcijų, atrakcijų ir tie bilietai ten buvo ir per darbovietės dalinami ir taip toliau, tai viskas čia okei. Oras dar buvo, iš tikrųjų, diena labai neblogas. Aš buvau šeštadienį ryte dar Kaune ir sprendžiau, ką čia daryti. Taip, papuolęs buvau į Kauną netyčia ir sprendžiau, ką daryti. Nesvarbu, kad tėvai gyvena Kaune. Penktadienio, neplanavau šį savaitgalį, bet atsidūriau penktadienį Kaune ir tada šeštadienį. Užmigai Vilniuje, atsibudai Kaune. Kam nebūna, žinai. Ir šeštadienį ryte dabar galvoju, ar čia supranti eiti į tas rungtynes žiūrėti, ar važiuoti į tą protmušį, nes tas protmušys čia paskutinę akimirką iššoko. Ir dabar sprendžiau ir galiausiai vis tiek atvažiavau į protmušį. Bet vienas iš dalykų, kodėl taip nusprendžiau padaryti, kad galvojau, gal abudu mačus reiktų pasižiūrėti. Iš pat pradžių pažiūrėti Kauno Žalgirį, o po to į Hegelmano stadioną nuvažiuoti. Ten atstumo nėra daug, nežinau, per pusvalandį laisvai galima nuvažiuoti. Net ir greičiau turbūt automobiliu. Bet man truputėlį keista, kad tik tai valandos skirtumas abi dvi rungtynės. Kažkaip suspausta viskas į vieną dieną. Jo, ir visas vyko. Tai tas aš nežinau, dėl kokių priežasčių, bet yra kaip yra. Tai dar jeigu būtų tos 2 valandos, tai gal būčiau abudu stadionus, taip, sak tenai, bet po to, bet iš vis niekur galiausiai sakau, nuvykau į... O man keista, kodėl, pavyzdžiui, tu pagyrėjai transliacijos arba vaizdą patį, kaip atrodo, bet kodėl tos rungtynės nebuvo transliuojamos LRT. O čia aš nedirbu LRT, nežinau. Jo, parodėm kitas rungtynės, tai... Tai kaipgi tenais? Manau, yra susitarimas, kiekvienas klubas, kiek tu turi būti parodytas, kiek... Bet tai tada keistas susitarimas, jeigu tu pražiopsai sezono atidarimą vieninteliam stadione, kurį turi. Aš nežinau, tai turbūt iš anksto viskas labai padėliota. Plius, jeigu tu nori transliuoti televizijai, tai nėra taip, kad čia priėmė sprendimą ir viskas, tai turi atvažiuoti visai kitą įrangą, į stadioną su KTS-u turi atvažiuoti. Ne, tai aš suprantu turbūt, kad tai gal nebūtų labai teisinga visų klubų atžvilgių, bet jeigu aš šitos dalykus spręšiu, tai visos rungtynės namų, kurios vyksta šitame stadione, būtų televizinės, tada jau likusias ten būtų padalintos kažkaip kitaip. Kai Kauno Žalgiris žaidžia išvykai, tada jau kažką kitą. Jo. Ta prasme, mes turim vienintelį tikrai televizinį, gerai besižiūrintį stadioną, ta prasme, ir būtų tikrai, manau, visam futbolo labui ir populiarinimui gerai, jeigu į tokį vaizdą žmogus įsijungęs per televizorių matytų. Čia tiesiog taip yra. Gerai, pakalbam. Nelabai sutikčiau, aš tai kaip jūs įsivaizduojat. Aišku, kad taip nebus. Taip nebus, bet būtų gerai, jeigu tai būtų, aš taip galvoju. Žinai, galima padėlioti, kažkiek daugiau galima parodyti iš to stadiono rungtynių. Bent jau atidarimo tikrai, žinai, tiek žmonių nebuvo 10-metį atėję į mūsų lygos rungtynes ir, žinai, neparodom to, nepasigiriam. Panevėžys su Džiugu. Telšių Džiugas iškovoja pergalę. Simonas Urbys mušė vienintelį įvartį ir aš tik tais dėl vieno norėčiau strategą Andrių Lipskį sukritikuoti, kad jis, turėdamas tokią galimybę po rungtynių,
nepaminėjau Vito Gerulaičio. Ar supranti mane, kur lenkiu? Ne. Nes Telšių Džiugas A lygoje prieš Panevėžį nebuvo laimėjęs 17 rungtynių iš eilės. Iš 17. Ja. Tai Vitas Gerulaitis tą savo garsėją frazę, kad niekas neįveikė Vito Gerulaičio 17 iki iš eilės ištarė. Tai va Andrius Lipskis irgi. Bet Andrius Lipskis, šitą faktą tai paminėjo kad ta serija pagaliau nutrūko. Tai. Ir dar pažiūrėjau, ir pirmoje lygoje dar buvo 3 iš eilės nelaimėjimai, tai 20 mačų iš eilės buvo nelaimėję Džiugo futbolininkai. Laikas ir prieš Gargždus jau būtų laimėtas, trečiadienį bus puikiai proga. Žemaitijos derbis. Kaip ne, kaip. O kur vyks rungtynės Gargžduose? Man atrodo, Gargžduose. Nežinau, šiaip Panevėžys, va tu jau užsiminėjai, kad nuvilė, tai šiaip labai netgi nuvilė. Tai ir pats Rolandas Vrabicas piktas, nusivylęs, vėl mėgėjų žodį traukia savo komandą, vadina mėgėjais ir tas klaidas, kurias atlieka gynyboje. Šiam pritariu. Daug reikalų šiaip dėl traumų. Begalė ten progų, ten tokių atrodo ir sėkmės trūksta, jau ten ir komiškoji, tas kamuolys kartais rieda į vartus. Negali taip sakyti, kad nesukūrė, Panevėžys sukūrė, ypatingai kai jau praleido tą įvartį, buvo ten tikrai daug tų galimybių, bet aišku, kai nerealizuoji, tai tada turbūt ir baksnoji tą mėgėjų kortą ir sakai, kad taip tik tai mėgėjiškam futbole galima nerealizuotis, ten tikrai buvo tokių šansų, kur ir tas įvartis praleistas, toks irgi su sėkmės, kalbant iš Džiugo pusės, muša į virpstą, nuo virpsto atšoka taip tiesiai ant galvos ten, ar kaip tu vėl prideda antrus smūgius, yra. Bet pirmą leido mušt, antrą, tai aš dar nesakau, laimėjo viskas pelnyta, viskas gerai, bet užtikrinta pergalė. Pergalė neužtikrinta, bet labai svarbi. Užtikrinta pergalė, jokių šansų varžovai neturėjo. Ypatingai po 2 tų pralaimėjimų buvo tie 2 mačai, tokie tikrai, tai dabar pergalė labai svarbi ir psichologiškai viskas ok, nusipelnė Žemaičiai, viskas gerai. Panevėžys tik tai sako, kad dar Jagneris Smitas jau šią savaitę sugrįžta, tai matysim, jau tų sugrįžimų buvo daug. Kiek iš čia nežaidė, pusantrų metų kokius? Buvo šiek tiek grįžęs sezono pradžiai, bet dabar vėl iškritęs, tai žinai, gal ar jisai bus tas Smitas, kuris buvo čia prieš tų pusantrų metų, kur čia draskė visą Lietuvos čempionatą, matysim. Šiauliai tieškė rimtą antausį Vilniaus Žalgiriui. Dainis Kazakievičius ir jo auklėtiniai. Tai, aišku, nemažai klausimų kilo Vladimirui Čeburinui dėl geriausio mūsų arbitro Donato Rumšo ir jo komandos sprendimų. Tai normalu šiaip. Šiaip jo, bet greitai perbėgu pirmą ranką skirtą Jūriui Kendišui, 11 m baudinys, kurį Benis realizuoja. Ranka buvo tokia, kur Vladimiras Čeburinas mums sakė, kad tokių rankų neskirs, bet ranka buvo užfiksuota. Jūs šypsotės? Tai ta prasme, gerai, gal ir ten sužaidais tą ranką, bet manau, kad visi futbolo mylėtojai nelabai, manau, nori tokių rankų, už kurias būtų skiriami tokie 11 m baudiniai. Tai pritarčiau. Kažkada... Net labai turėjo įtakos, ta prasme, ten kamuolys makalavosi kažkaip, tai ranka galėjo gal kitoje vietoje į koją atsimušti, ta prasme. Kažkada Gediminas Mažeika yra sušvilpęs man tokią ranką irgi. Ja. Irgi buvo labai piktas. Tai reiškia, yra tendencija kažkokia, ta prasme. Taip. Ir dar vienas baudinys buvo skirtas po Kendišo įspyrimo varžovui. Šiaip nelaimėlis. Tas epizodas irgi toks įdomus. Vladimiras Čeburinas irgi kėlė klausimus, ar ten buvo tas baudinys ar ne. Tik realizuoti Milanui Džokičiui nepavyko to baudinio. Galiausiai tašką padėjo Gabrielius Micevičius, bet akivaizdu, kad iš nuošalės įmušė įvartį ir matėsi taip gana ryškiai metrinė ta nuošalė. Vyko viskas dar labai arti centro, tai tu matai tą brūkšnį centro linijos, bet Aleksandro Radišo vėliavėlė nepakilo. Man patiko, buvo vienas komentaras, tikrai privertė nusišypsoti ir net nusijuokti, rašė po kažkoks sirgalius, kad jeigu atlieki perdavimą iš savo aikštės pusės, tai nuošalė nesiskaito.
Jeigu perdavim atlieki iš savo aikštės. Ja, tai tikrai. Tai kaip ir skaitas taisyklės. Nu, tai aš galvoju, nu, čia yra logikos, tada gal ir nebuvo nuošalės. Ja. Kažką girdėjai. Kažką girdės. Bet ne iki galo. Skalambėjo. Jo, bet aišku, taip, nu, tie arbitro sprendimai nepadėjo tikrai Vilniaus Žalgiriui, bet ir pats Vilniaus Žalgiris savo reikia pripažinti, kad nelabai padėjo šitose rungtynėse. Toks jau ne pirmas slogus pasirodymas šiame sezone. Pirmas kėlinys tai iš viso apie nieką praktiškai nedalyvavo jame. Antram kėlinį jau tų pavojingesnių situacijų kažkiek pavyko susikurti, ne, ir galėjo turbūt kristi įvartis iš Šiaulių komandos vartus, bet vis tiek tu iš A lygos čempionų, ne, iš turtingiausios komandos Lietuvoje, nu vis tiek tikėtumės daugiau solidumo, daugiau užtikrintumo, geresnio futbolo, nežinau, aiškesnių rotacijų, aiškesnių trenerio sprendimų, bet nieko panašaus, ta prasme nėra. Tai va. Ir aš pasižiūrėjau kad praeitą sezoną Vilniaus Žalgiris mušė 73 įvarčius. Iš tų 73 įvarčių 35 pelnė Livio Antalis, Paulius Golubickas ir Joelis Bopesu. Visų šitų futbolininkų nėra. Ir dar jie šalia to apie 30 rezultatyvių perdavimų atliko per šitos 3 žaidėjus. Tai yra... Vienas kitam. Na, galbūt. Daugiau mažiau. Daugiau mažiau taip. Tai, nu, dar Matulevičius 11 įvarčių mušė, tai taip. Tai tikrai... Kas turėtų atsitikti, kad Vilma atleistų čia burną? Ja. Kokias žemumas reiktų pramušti šitam klubui? Manau, kad nėra šansų. Kažkaip sunku įsivaizduoti. Manau, kad nėra tokio... Taško, Vilniaus Žalgiris mane paisė. Tai va, ir tu, žinai, ten Golubickas šis nieko nepakeitė, vėl į Bopesu atvyko tas Bruno Tavarišas, jo adaptacija sunki kol kas. Ant Livio Antalio jo užbaigimo irgi labai trūksta, Čiolas, nu, kol kas žiauriai prastai atrodo, Devensų irgi sunku, Hadžis kažkaip pastaruoju metu nuo suolo daugiau pradeda žaisti, nu, kažkaip. Gyviausias žaidėjas atrodė, ar ne, sezono pradžioje? Ir tai turbūt vienintelis pozityvas, kurį aš dabar tai matau Paviljonio žaidimą gynyboje. Ir čia yra labai gerai, kai lietuvis gynėjas gali žaisti gerai, tai iš karto +1 lietuvis, ne, tu jau truputėlį daugiau laisvės turi kitose pozicijose, bet kol kas kiti jauni futbolininkai, ten Burba, Jarusevičius ar ten kiti akademijos žaidėjai, nu kol kas nelabai dar tempia tą lygį, matosi, tai sunku, iš tiesų sunku, neramu, tą sudėtį žiūri, tokia paklijuota, viską, tai... Turi nežinau. Dėl ko, dėl Vilmos? Nu, kažką jau norėjai sakyti. Ne, norėjau pareplikuoti, kad man atrodo, kad dar anksti čia atleidimus kažkokius daryti. Nu, tikrai nemanau, kad ta atakų stadija turės. Sezono stadija, kad jau reikėtų kažkokius judesius daryti trenerių. Ne, aš nemanau irgi dar, kad reikia atleisti. Tai aš manau, kad bet kokį kitą trenerį būtų atleidę, kaip nelaimėjo to titulo prieš Panevėžį. Nu, labai tikėtina. Labai tikėtina. Ir turbūt būtų logiškas buvęs sprendimas. Ne, tai turbūt ir būtų logiškas sprendimas. Ir čia ir mes turbūt trimitavom, kad nu, jau čia tikrai beprecedentis sprendimas palikti Vladimirą Čepuriną tuo metu buvo poste. Bet tuo metu tokios buvo realijos, dabar realijos yra kitokios. O kalbant apie, tu kalbė apie lietuvius jaunus ir taip toliau, man atrodo, kad jo pozityvo tu gali žvelgti, bet žiūrint, kur turbūt tą kartelę nustatai klubui. Nu, tai jeigu tu žiūri, kad jam, nežinau, A lygą laimėti kažkokiu būdu, na tada turbūt, kad to galbūt ir užtenka, gal tie žaidėjai irgi susižais, kaip aš atsimenu prieš sezoną Skerlas sakė, kad sako, nu aš nepavydžiu čia Burinui, kuriam tie žaidėjai atvežami ir vežami jau sezonui prasidėjus ir tada iš jų išlipdyti kažką, nu yra žymiai sunkiau nei ten 2 mėnesius visi prieš sezoną jau sportuotų, pajaustų, susižaidę būtų, žinotų, ko galima vieni iš kitų tikėtis ir taip toliau. Tai kur vedu, kad man atrodo, jeigu šita komanda kažkokius turi uždavinius, nežinau, Europoje, rimtesnius nei pastaruoju metu pernai, pavyzdžiui. Nu, tai grupės patek turbūt toks, sakykime, tikslas tai yra. Tada, čia labai daug raudonų vėliavų, man atrodo, šioje. Tai dabar tai atrodo, tai be šansų patekti. Nes, tu čia žinai, tie 6 taškai, nu galbūt. Nors ir tai man sakau, matant, kaip Hegelman sugeba surinkti tuos taškus net tokiuose sunkiuose rungtynėse, na man sezono pradžia truputėlį primena tą Panevėžio
istorija prieš 2 metus, kai nu, atrodo, jo, ten Žalgiris kažkur kažką praranda, lyg ir neblogai, lyg ir geriau žaidžia, nu, bet taškų paberia, tuo tarpu yra kažkoks varžovas, kur gal ir sunkiai, galbūt ir ne visada ten pelnytai, bet su savo charakteriu, su savo noru, su trupučiu sėkmės, nu, sugeba rankioti tų taškų daugiau ir žiūrėk, nu, ką žinau, 6 taškai po 6 turų jau pakankamai apčiuopiamas tas skirtumas, dar žinant tai, kad Skerla pastaruoju metu, nu, Žalgiriui iš vis labai yra neparankus varžovas ir nesugebėjo per praėjusius metus nė karto Vilniaus komandą laimėti. Nu, tai, nežinau, daug klausimų kyla šioje sezono stadijoje. Ir aš, aišku, dar sutinku su Ryčiu, kad po 6 turų galbūt dar ir anksti tą čia nenušautą briedį jau dalintis, bet vis tiek. Signalai yra labai tokie nekokie. Ingvaras Butautas, kaip žinot, būna Opta Joe, o kiti Optos, tai čia lietuviškas būtų Optos variantas. Opta Jonas. Turbūt Opta Jonas. Tokį faktą pateikė, kad tiek mažai taškų Vilniaus Žalgiris paskutinį sykį buvo po 6 turų surinkęs 2008 metais. Tada turėjo tik tais 8 taškus. Ir krizė prasidėjo. Ir tą sezoną finišavo 5. Tai tiek žalgiriečiai Vilniaus. Nu jo, bet aš galvoju, kad turbūt to meto FBK Kaunas, Panevėžio Ekranas, gal kiek rimtesnės komandos, negu dabar su ko Vilniaus Žalgiris konkuruoja dėl titulo. Nu, tokia nuomonė mano. Taip. Riteriai dar vieną pergalę įsirašė. Gargždų Banga buvo nugalėta Gargžduose 3-1 rezultatu. Nu čia įspūdinga iš tiesų, ką šitie vyrukai išdarinėja tokiam aplinkybėm. Jo, bet gyvendami. o matai, ką Veževičius galvoja, pavyzdžiui, apie tai, ką išdarinėja? Nemačiau, papasakok. Tai jis įsitikinęs, kad buvo raudona kortelė, paskutinės vilties pražanga, raudona kortelė prieš Igną Venskų, kur uždėjo ranką. Davidas Afonso irgi apie tai kalbėjo, kad sako Davidas, kad teisėjas aiškina, kad ten švelniai pastūmė, man sako, atrodo, kad visai nešvelniai pastūmė. Tai žinai, klausimas, kiek tas stūmimas buvo švelnus, nešvelnus, Ignas Venskus smūgį atliko. Bet riterių vartininkas kamuolį atrėmė ir tuomet rezultatas buvo 0-0. Šiaip ten klausimas, ar buvo baudinys, ar prasižengta iki baudos aikštelės ar ne. Gali sulaukti ir 2 bausmės, baudinio ir raudonos kortelės. Galėjo labai daug ką pakeisti. Mačiau, aišku, internautai jau ir žinai pradeda tą teoriją gvildenti, kad kas... Aš galvoju, šitas žodis mirė 2000-aisiais. Ane? Nu, tai nes mes visi esame internautai. Kas nesinaudoja internetu šiais laikais? Nes čia žodis buvo sugalvotas tam, Tiem, kaip... kas naudojasi. Tai gerai, tai Homo sapiens komentavo kažkuris, kad riteriai sulaukė iš federacijos pinigų, žinai, klausimas. Paskolos. Reikia patikslinti, kad ten yra ne taip, kad paremė, o paskolą davė. Jo, bet pradeda, žinai, tokias sąmokslo teorijas kelti. Kiek dabar nori federacija, kad tas klubas pralaiminėtų, žinai, tarkim, kristų, griūtų. Aš šiaip savaitgalį tą rezultatą sužinojęs, per tą patį jau mano minėtą protmušį, sakau, tokią iškėliau hipotezę, kad gal supranti federacijai reikėtų dar įliet kokį 50 tūkstantuką. Atmus po to... Ir po to per europinius turnyrus. Kitais metais. Tuos pinigus kitais metais. Nu, čia kodėlgi ne tokia teorija. Ne, jeigu taip vyrus motyvuoja, nu tai čia, ką žinau, dabar... Šiaip tai netikiu čia, žinai, tik sakau, tos sąmokslo teorijos, jos keliamos dėl to, kad, sakau, beprecedentinis toks atvejis, kad federacija skiria tokią paskolą vieno klubo gelbėjimui. Čia kito klubo gerbėjas manęs klausia, kiek yra kitų klubų federacija gelbėjusi mūsų per istoriją. Tai nežinau, nebuvo tokių atvejų. Nu tai matyt, gal ten jau buvo tokios beviltiškos situacijos, kur ten nebuvo jau ką daryti. Žinai, čia gal jaučia, gal mato, kad
tikrai, jeigu ne šitie singapuriečiai, tai tikrai gal yra kažkas, kas Ne, galės ir perimti. situacijos turbūt reikia pasakyti taip tikslumo dėliai, kad visada, jeigu būdavo kažkokių problemų, tai klubas vienaip ar kitaip būdavo kažkoks įtarinėjamas vienomis ar kitomis Vienas nevoja, nugi vis tiek, ta prasme, žmogus, 20 metų tą komandą. machinacijomis. kažkaip Čia šiuo laikė. atveju grinai, tiesiog jo, verslininkui, kurio verslo interesai, sakykime, yra rytietiški, šiuo metu nėra turbūt geriausia verslo situacija ir akivaizdu, kad tas klubas susiduria su problemomis, tada jo nepavyko parduoti, ir toks beprecedentinis turbūt atvejais reikia pasakyti, kokio dar nėra Lietuvos futbole, per daug buvo, federacija pakankamai yra, nežinau, sveika finansiniu požiūriu, motyvuota išsaugoti tą 10 komandų turnyrą, tai va toks ir priimtas sprendimas. Ir jeigu jisai, aišku, pasiteisins vienu ar kitu atveju, man atrodo, kad tai bus, ką žinau, sveikintinas ir geras žingsnis, jeigu taip. Aš tai irgi palaikau visiškai štovėtų. Ypatingai, jeigu tie pinigai nugrįž ir taip toliau, ten, žinai, aišku, aš sutinku, kad, žinai, tada yra va toks jau atvejis įvykęs, tai kažkada vienam ar kitam klubui galbūt atsitiks irgi finansiniai srautai sustos ir tuomet gali būti prisimintas šitas atvejis ir sakyti, kodėl jūs mums dabar nepadedate ir taip toliau, bet, yra kaip yra. Kaip Bayernas Dortmundui padėjo. Tai reikia pasakyti, kad kai buvo... 2 lemai, man atrodo, buvo davę jiems. Kai buvo COVID-o visas sezonas, tai po COVID-o sezono, per COVID-o tuos metus, man atrodo, Čempionų lygos ar 3 ar 4 klubai, Bayernas, Borussia, Leipzigas turbūt. Ir Bayeris, man atrodo. Ir Bayeris, visiems kitiem Vokietijos Bundeslygos klubams, ten neatsimenu po kiek, bet kad jie gyventų, galėtų tą laikotarpį. Ar jie atsisakė kažko savo dalies už kažką, ten jo buvo. Bet, žodžiu, aš žinau, kad Čempionų lygos tik tai tie klubai, kurie žaidžia Čempionų lygoje, jie taip solidarumo tas gestą tokį parodė ir visus kitus 14 Bundeslygos klubų jam pagelbėjo finansiškai. Tu Vilniaus Žalgiris, pavyzdžiui, galėtų dabar į savo stadioną įsileisti lengvatiniam sąlygom, ne kaip mėgėjom, uždirbs iš mėgėjų ir tada gali, pavyzdžiui, dotuoti Riteris. 100%. Tai, bet žiūrėkit, jeigu kalbant apie Riterių ir Bangos rungtynės, tai man atrodo, mes ten kalbėjom kalbėjo Aurimai apie tas situacijas tenai, bet reikia pripažinti, kad Banga pastaruosius 2 mačus pati prastai žaidžia. Aišku, tos situacijos galbūt ir būtų pakeitę šitas rungtynės, aš sutinku, ir turėjo ten, jeigu raudona kortelė, tai didelis pranašumas. Bet reikia bet ar jinai buvo, tarkim, tavo? Tai nežinau, aš tarkim, švilpė, nešvilpė. Žaidėjas smūgiavo į vartus, įvertint. Bet šiaip reikia pasakyti, kad 2 tos rungtynės prieš tai su kuo? Su Šiauliais, man atrodo, nebuvo. Nelabai irgi vykę buvo Gargždų. Tai tų signalų irgi pastaruoju metu pakritus ta forma Gargždiškių ir čia jau, kaip mes sezono pradžioje tikrai taip, entuziastingai kalbėjom apie Bangos komandą, ypatingai po to super taurės rungtynių, tikrai po to ir pradžia buvo labai gerai ir trenerio ranka jautėsi. Čia svarbiausia. Čia labai svarbu. Tikrai dabar truputėlį to nuslopus kažkaip. O riteriai kaip tik tokie atrodo žiauriai motyvuoti ir sakau, ar tik tai federacijai nereiktų pagalvoti apie vykdomasis komitetas, kada čia bus dabar. 15 dieną, tai ryt. Įliet papildomą šlakelį. Gal spės perklausyti į visą šitą. 20 milijonų davė Bayernas, Bayeris, Leipzigas ir Borussia likusiam Bundeslygos ir antros Bundeslygos komandom. Tai prašau, įspūdinga. Janą šiek tiek kalbinau praėjusios savaitės pabaigoje, tai užsiminė, kad tos skolos 2,5 milijono siekia, bet jas nurašytų visas, jeigu atsiranda naujas investuotojas. Tai gal ne taip ir blogai tam verslui sekasi, jeigu 2,5 milijono taip lengva ranka nurašytų? Sakė, kad verslas yra perkeltas į europinės šalis ir tik reikia laiko, kad viskas įsivažiuotų. O tik tai man supratau, kad ir buvo europinėse šalyse, žinai. Ne, taip. Čia jau kitas europinės.
Labiau Jo, vakaras, ne? ir daro auditą, ką pridarė klube tie naujieji savininkai per tą laiką, kol Tai jie čia ten spėjo nebuvo. pajudėti per tokį trumpą laiką visai. Nu, gal. Mofio pinigai 200 000 dar nėra atkeliavę ir neaišku, kur jie užstrigę. Man tai čia kosmosas, ta prasme, nes šiandien ta prasme, čia iš FIFO's, aš kaip suprantu, turi atkeliauti. Taip, FIFA, matai, pakeitus yra dabar truputėlį sistemas, jeigu anksčiau ten būdavo be jokių pertraukių, tai dabar pati FIFA turinti, ten turi truputėlį tokios tenties ar konfliktą su visais tais agentais ten ir dėl to čia tie pinigai dabar tokie, kurie įprastai cirkuliuodavo be jokio sustojimo, dabar yra pastringantys ir FIFA tarsi to Bet žada čia- ir... Nu čia jau senai, ta prasme, Mofi į Nicą perėjo, čia aš galvoju dabar gal 2,5 sezono, tai čia žiauriai ilgai. Čia, man atrodo, čia nuo praėjusio, jeigu gerai atsimenu, lango truputėlį pradėjo strikt, nes ten FIFA savo turi. Taip, ir yra ne vienas susidomėjęs riterių perėmimu. Tik tais visoje šitoje istorijoje, tiek to čia nebesivėliam. Matysim, tikėkime, kad Nu, atsiras. man būtų Marius, įdomu, o vat. Mariau, tu jau kreipėsi ar ne? Ar tavai skaičiuoja ar ne? Man būtų vat įdomu iš tiesų tie lietuviško krepšinio kažkokiu tai... Ne, kalbėjau su kitu šaltiniu, tai nei vienas, nei Gudelis, nei Žemelis, ne. Supratau, nesikreipė. Tai jau šiek tiek mūsų paliestas Kauno rajono Egelmanas 3-2 įveikė Alytaus Dainavą. Dainava pirmavo po pirmo kėlinio 2-0 ir jau čia buvo net ir kalbinamas Donatas Vencevičius, kad esate čempionato lyderiai, žodžiu, nes Dainava skriaudžia Egelmanus. Bet antram kėlinyje Egelmanai tiesiog viską apvertė aukštyn kojom. Pirmą pralaimėjo 0-2, antram 3-2. Išplėšė pergalę. Šiaip Marius jau nesikį užsiminė, kad tokių rungtynių reikia turbūt žygiuojant čempioniškų kelių, bet aišku, dar po 3 turų čia sunku kalbėti, bet labai įkvėpintis tas čempionato startas. Žinom, kad ir pasiruošimas buvo įspūdingas, visos 7 pergalės buvo iškovotos. Ir tada tos pirmos rungtynės tokios Gargžduose. visiškai nevykę, žinai, Taip, atrodo labai prastas. pralaimėjimas ir čia, wow, šaltas dušas ir dabar žiūrėk, tikrai komanda susistigavo, Lazaras Kojičius su Antanavičiu, man iš vis labai patinka, kaip aikštės vidury ten. Tik klausimas dėl Tai, Antanavičiaus sveikatos. bet... Kas nutiko? Buvo pakeistas ir Andrius Kerola po rungtynių sakė, kad panašu, kad kažkas rimto su keliu. Tai klausimas, kas jam nutiko iš tikrųjų. Tikėjusi, kad po tyrimų bus aiškiau ir lengviau. Šiaip man atrodo, kad dabar dar ir psichologiškai komandai tampa dar lengviau, kai tu išgrėbi va tokias rungtynes ir tai ne tik išsigelbsti, bet tu iškovoji pergalę ir ta, atrodo vėl 6 taškai prieš pagrindinius tos konkurentus. Man atrodo vis tiek Sūduva sprendžia kitus truputėlį uždavinius ir dabar reikia kuo daugiau tų taškų prirankiot sezono pradžioje, kai galim prisiminti praėjusiais metais. Šiūdžiugas rinko, kad tiesiog užsitikrintą saugų gyvenimą ir taip toliau. Jeigu viskas ir toliau klostysis labai gerai, tai galbūt ir pakovo dėl tų europinių pozicijų, ką gali žinot, bet tikrai negalvoja apie čempionų titulą. Man atrodo, kad Kauno rajone po 6 turų, kad ir kaip dar keistai skambėtų, nors čempionatas tik prasidėjo, man atrodo, kad visi galvoja ir tiki, kad galbūt gali nuversti tą didelį milžiną. Gerai, taip įdomiau, visiems manau. Jo, padarom pertraukėlę ir tada grįšim su kitais lietuviškais reikalais. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Tai trumpai perbėgam dar, kur kiti lietuviai žaidė. Apie tai, ko nematėm, pakalbėkime dar. Jo. Mano mėgstamiausia rubrika. Jo. Tai... Čia galėsim taip ir vadintis. Gerai, taip pavadinsim. Nemačiau, Taip, nežinau, skamba. bet buvo. Taip. Vadinsis rubrika. Kaip? Nemačiau, nežinau, bet buvo. Arba Jie pristato, jo, live score analizė, Taip, ta prasme, taip. arba flash score analizė. Nežinau. Sponsored by flash score, ta prasme. Bet buvo. Gal galėtų. Italijos čempionate Gvidas Gineitis startę žengė, žinojom, kad tai bus dėl raudono. Žinojom netgi. Tai tam komandos draugas, raudono vartelio. Įtakos nemažai pasiekė tokį tą info apie visą, ne?
Taigi užsidirbęs komandos draugas Ričis, raudona kortelė, taigi yra laisva vieta aikštės vidury. Žaidė iki 80 minutės, gavo geltoną kortelę ir turėjo gerą progą įmušti įvartį, siekė to kamulio ir vartininkas ten turtai situacijų išgelbėjo Komo ekipą, Komo laimėjo 1-0 tą mačą, bet ten drama jo pabaigoje tai įspūdinga buvo. Kėlė kampinį Torino, rezultatą išlygino, bet Kilianas buvo kažkur tribūnose ir parodė, kad 2 lietimai buvo keliant kampinį ir teisėjai peržiūrėjo ir iš tikro keliant kampinį paslydo atraminę koją ir dėl 2 lietimų vis dar taisyklėse parašyta, kad nors realiai jokios geros įtakos tai nepadarė, pridėtinės vertės jokios nepridėjo, tas antras lietimas, bet kažkada tos taisyklės. Ten nebuvo 2 lietimų. Tai va, ir tas įvartis buvo atšauktas ir nutrūko Torino nepralaimėtų rungtynių serija. Šiaip aš tai pažiūrėjau tas rungtynės, jos buvo. Prašau, tai čia ne šitoj rubrikai tada. Bet viską tai jo, čia netinka ta rubrika, bet jo, šiaip apmaudu, manau, kad tikrai bent jau taško tikrai buvo Torino komanda verta ir apmaudu, kad būtent prieš tokį varžovą, kur atrodo prieš tai buvo tikrai rungtynių, kur ir tie vardai, oponentai ryškesni, bet šį kartą, bet aišku, kai neįmuši, tai čia nėra ką. Utkus žaidė į Belgijos čempionato išlikimo grupėje visas rungtynes, bet į Briugės Cercle Briugė ekipa 1-3 pralaimėjo. Bet čia ten negresė jiems iškristi, panašu, jeigu toliau pralaimėjimai nesipils, tai turėtų išlikti. Armėnijos čempionate Matas Vareika šiaip siaučia gražuolis įvartis iš tolokai, ten tą kamuolį pasiuntė virš vartininko ir per paskutinius 8 mačus 5 įvarčiai, 1 rezultatyvus perdavimas, šiaip neblogai juda, žinant, kad dar ir dažnai nuo suolo kyla tiesiog. Tai ta statistika įspūdinga ten renkasi. Mačiau antrą įvartį, tai Žalis buvo pasų pelnė. Filikui. Ja. O Gytis Paulauskas atliko rezultatyvų perdavimą Sakartvelo čempionate. Vykintas Slivka Japonijos antroje lygoje irgi rezultatyvų perdavimą. Matot, kiek daug nematytų reikalų gerų vyksta pasaulyje. Valdas Dambrauskas čia blemvo būtų prapylęs, bet būtų... Per ką žiūrėjai, Mariu? Taigi yra 4 kanalas vengrų M4. Klausykit, jūs juokaujat, rodo YouTube'as į... Rimtai? Taip, jisai, transliuojamas į... Ir šiaip, Vengrijoje, žinai, kadangi valdymas yra toksai, tai ten kuo didesnė klaida ir tipo M4, man atrodo, taip vadinasi tas kanalas ir jisai transliuoja YouTube'ai. Jo. Tai va. Arba net, man atrodo, į interneto puslapį, jeigu jūs tai irgi tenai gali pasižiūrėti. Tai žaidė su outsideriais ir vos neprapylė. Jo, ir šiaip iš tiesų, pasisekė. Taip įvardinkim. Gal ir žaidė... Galima sakyti, kad... gerai. Gal ir žaidė neprasčiau, bet viskas krypo link to, kad buvo skirtas baudinys, kuris, turbūt panašu į kad buvo. Ta komanda, beje, tokiu klastingu pavadinimu, bet paskutinėje vietoje yra ir aš galvojau, kad jeigu bus 5 nelaimėtos rungtynės, jau tikrai nelabai malonus tie debesys kaupsis. Ką? Čia kodėl klastingas pavadinimas? Ketskemeti? Ką žinau, tu dabar jau atsimintum taip. Ne, tai šiaip tu galvoju, kodėl klastingas, galvoju, kažkas paslėpta jame. Ne, aš tiesiog, kad atsiminu. Kaip jisai, pasaky? Arba... Ketskemeti? Ketskemeti. Arba še. Žodžiu, paskutiniai vietoje komanda buvo ir tada 87 minutę aš jau buvau beje tokį tekstuką susirašęs, kad jau čia turbūt vėl nepavyko ir tada viską apkeitė viena įspūdinga tokia tikrai šūvis tokį uždėjo nuo virpsto, bet koks smūgis. Ir tada buvo vėl varžovai kelią, greitai ant kontros per visą aikštę išbėga, antras įvartis abu įvarčius sumušė per 2 minutės, per 3, man atrodo, 87 ir 89. Nigerijos ten puolėjas pasižymėjo jau pergalingą įvartį, ir dabar 2-1 ir visai kitokios nuotaikos ir labai tokia svarbi, tikrai po tų 4 nelaimėtų rungtynių
pergalė, tai reikia pasidžiaugti. Jo, ir Tai mūsų, ką? ir mūsų ištikimas klausytojas Alius Alonso irgi šitoj rubrikoje netinka, nes jisai lankosi Norvegijos čempionate, ten tose rungtynėse, Igoris Spiridonovas, atsimena, tokį kalbėjom, tai jisai buvo tose pirmose rungtynėse, kur kiaušinius gavo. Tai ten jis, tik Nespiridonovas gavo jo komandos draugas. Bet ten aš po to istoriją tą klausiau, kad ten kažkaip ūkininkų, tokia truputėlį su ūkininkai susijusių komandų, ūkininkai remia ir ten galima iš šito kaušo pažiūrėti rungtynės, ten įrengia specialiai, ta prasme, ir gali vat. Tai yra kaip vipinės vietos. Jo, Galės tos kiaušinius už 10 štukų baksų parduoti amerikiečiam. jo. O kitų Kiaušiniai ir rungtynių visos- naudingiausiam žaidėjui žadėjo pieno iš vietinių ūkininkų. Bet tie kaušai, aš rašiau tą tekstą, tai yra, ten įrengtos tokios kaip sofos, ten vipinės reikalas, jis tave pakelia. Šiaip įspūdingai atrodo. Tai žodžiu, kodėl Aliu Alonso paminėjau, nes jisai parašė, kad pirmose rungtynėse buvo traumuotas, nežaidė, antrose sėdėjo ant suolo ir dabar jau Norvegijos taurės mačiai išbėgo į aikštę, 4-0 laimėjo Brynė ekipa, o šiaip atsarginis vartininkas lietuvis, nes tas Olandas buvo nupirktas kaip pirmas. Nu. Gerai, tai pereinam dabar į Ryčio remiamą rubriką Čempionų lygos futbolas. 50 minučių. Va, Rytis atėjo šiandien su rėmėjo apranga, Čempionų lyga. 92. Aš tai menu, žinokit, kai toks buvo logotipas ir tos vienietės, man atrodo, man nepaprastai patikdavo tos tokios. Čia dar net ne šio laikinė, ta Čempionų lyga jau 92. Jau 93 šio laikinį. O tai nėra, kad 94-95. Ne, 92 pirmą sezoną. 93, ne? Ja. Tai va jau. Arba 93-94. Man atrodo, Marcelis dar tą seną formatą laimėjo 93. Gerą, Marcelis laimėjo. Sakai? Pradedam nuo... Marcelis laimėjo. nuo džiaugsmo. Nes labai tada sutampa su Premier lyga, nes Premier lygos irgi pirmas sezonas yra 93. Tai. Nu gerai, pradedam nuo tai, ką padarė Declanas Rice'as ir Londono Arsenalas. 3-0 prieš Madrido Realą. Ne vienas čia turbūt niekada nebūtų pasakęs, kad taip gali baigti. Bet aš Arsenalą, tai sakiau, kad tikėtų tavo praeis. Tai. Bet ar prognozavau tokiu 0 būdu? šių rungtynių rezultatą, beje. Kiek? Milašius ne. 2-0? Taip, jis manęs klausė rungtynių išvakarėse, sako, Remigijus koks Milašius. rezultatas, sakau, bus 2-0. Ir šiaip galvoju, tai kaip čia jau pataikiau, bet pasirodo, kad dar turėjau kažkokių planų su kanonieriai ir net viršijo mano tuos prognozes, tai, fantastika. Jo, kokie baudos smūgiai Nuostabu. Roberto Karlošo parodo tribūnose ir tada Declanas Rice'as sako, žiūrėk, aš irgi galiu taip. Tai ar yra arčiau, yra tas pats Davidas Beckhamas, žinai. Yra, bet žinai, Ne vieną tokį. apvedimas, senelės apvedimas. Bet, žiūrėk, senelės apvedimas, tai, jau ten yra ant kurtuos sąžinės, ta prasme, būtų vieną žmogų Tiesa, pasistatęs. tiesa. Tai, žinai, kaip Wesley Snyderis po rungtynių irgi pats ne vieną baudos smūgį išpildė, sakė, kad kiekvienas profas turėtų gebėti tokį smūgį atlikti ir maždaug čia nieko tokio labai įspūdingo. Ok, galbūt, ne, vis tiek įspūdingai pataikė, ne. Antras tai jau yra šedevras, ta prasme, kaip tą kamuolį pataikė ir po to ten tos iškarpos, kur padarytos, ne, kur tu matai, kad, taip tiksliai pataikyta, į visiškai deviniukę, ne, kamuolys įlėkė. Bet ir pirmas, kokia jėga, ta prasme, ten gal jį sukt, tai gal ir nežinau. Aš suprantu, aš tiesiog, man atrodo, supranti, kad jeigu būtų ten žaidėjas, nebūtų šito įvarčio. Aš apie tai kalbu. Kur žaidėjas? Ant linijos? Ne, iš šono. Dar vienas. Senelė, jeigu. Ne, tai gal tada jis ir nesirinktų tokio smūgio, nes matytų, kad labai sunku jį išpildyti. Bet dabar jie pasakojo Rice'as apie savo pokalbį su Odegaard. Tipo planas buvo kelti kamuolį, bet sako, šiek tiek per artimas atstumas, reikėjo labai delikačiai atlikti tą perdavimą. Londono Arsenalas, aišku, kad kels kamuolį. Ir sako, aš jaučiu, tai sako Odegaardas, jeigu jauti, tai mušk. Ir pramušiau, ir įmušiau. O po to antras jau sako, visiškai pasitikiu savim, pilnas pasitikėjimo, kaip lupo. Ne, antras, ta prasme, tai čia vienas. 338 mačus iki tol, man atrodo, nei vieno baudos smūgio nerealizavęs. Ir šiaip žinant, kad bet jis gerą smūgį turi, ta prasme, tai... Iš vis nykstanti jau yra, kaip čia... Įvašius, jau nieks beveik nenaudoja šito, žinai. Tai nužudė šitą meną. Wardas Prausas dar mus pradžiugindavo tais smūgiais iš baudos, bet ir jis senovės. Mes MLS kartais į pradžiugindavo. De Bruyne įmušė. De Bruyne, Kevinas Vairė. Dabar jau retesni ir tam, kad įmuštum turi nutikti kažkoks force mažorėlis. Bet o gal reikia meistro? Pavyzdžiui, De Bruyne atsistoja prie kamuolio ir... Klausyk,
atsiprašau, kad pertraukiau. Ne, tai ir aš Jau atsiprašau. 50 minučių. Turi kažkas suklyst, turi seneliai kažkoks tarpelis lyg, turi vartininkas žingsnį ten padėti. Nu, nebebūna jau taip, kaip ten žuninėje per Nambukaną už 35 metrų muša ir atrodo, kad wow, nu neįmanoma padaryti. Nu gal dėl antro epizodo, kad dabar jau aš atsiprašau, kad perdaviau. Nu jau panašu. Reikia man pertraukti, ne? Panašu, bet tu matai, ane smūgis, wow. Spinningas Bet kur tuo irgi žingsnį padarė šį kartą vėl. Jo. Žingsnį padarė. Pažiūrėk, tu darė tą smūgį. Kas dar yra svarbu ten? Žinai, kas dar yra svarbu? Tie 3 Arsenalo žaidėjai, kurie ten stovi ir išsibarsto. Tai tu turi, dabar tas baudos smūgis jau nėra tiesiog žaidėjas prie kamuolio ir jis muš. Yra kas padarys erdvę, kas sukurs kažką, patrukdys vartininkui, užstos, laiku išbėgs, išsiplės. Kur tarparas, nu ta prasme, čia labai sunku yra ir tikimybė baudos smūgį mušti yra maža ir galbūt Declanas Rice'as daugiau per visą savo karjerą neįmuš nei vieną baudos smūgio, o įmušė 2 per 13 minučių, tai čia yra nu, gan įspūdinga. Ir tas rezultatas 3-0 jis yra labai didelis, pernašumas tikrai solidus, aš dar nemanau, kad Arsenalas tikrai laimėjo šitą ketvirtį. Atsimeni, kai tu sakei su Manchester City, kad reiktų jiem laimėti namie 3-0, ne, tada galbūt... Man tas pats buvo, man vienas bičiulis rašo, aš nemačiau, kas vyksta, aš komentuoju Bayerną. 2-0 Arsenalas pirmauja, man vienas bičiulis kažką rašo, aš jam sakau, jeigu 2-0 laimės, tai, nu, manau, kad dar vis Bernabeu labai sunku bus, sakau, jeigu 3 muš, gal. Nu, 3 mušė, tai dabar sakau, gal. Tai aš dar nežinau, ar Arsenalas tikrai žais pusfinalyje, bet tik tai vieną dalyką pasakysiu, kad, nu, visą sezoną tos komandos vargsta, kovoja, žaidėjai drožėsi, eina ir dabar vienos rungtynės, kuriuose nutinka, nu, absoliučiai neišpranašaujamas dalykas, 2 Rice'o baudos smūgiai per 13 minučių ir tai keičia visą sezoną, absoliučiai visą sezoną. Dabar Arsenalo sezonas, kur Premier lygos titulas yra paleistas, matosi šviesa kažkokia, kad jie dabar čempionų lygoje yra komanda, kuri galbūt išmes didžiausią visų siaubą Madrido Realą. Tai, nu, pakankamai įspūdinga, aišku, aš dar sakyčiau, kad ir Merino įvartis yra puikus. Jo, Įlupt vienu lėktimu tai pataikyti irgi yra pakankamai įspūdinga. Bet, na, jeigu žiūrint tik santrauką tų rungtynių, tai iš Madrido Realo pusės aš pasigendu vieną dalyko. Okei, tau įmušė tos baudos smūgius, okei, dar ir Merino uždėjo. Na, šiaip buvo situacijų, kur Courtois gelbėjo, aš sakyčiau, kad Arsenalas turėjo tų progų. Bet tai, o kur visi Mbappės, Vinicijai, Rodrigai? Kas yra, kodėl? Timberio kišenė ir kodėl nulis, kodėl nieko? Ta prasme, kur ten highlightuose jų progos? Mbappé vieną kartą pabėgo pirmam kėlinyje. Nu, neišėjo smūgis, Raja pagavo. Viskas? Tik tiek? Nu, tai praleidai 3, bet jeigu tu įmuši bent vieną, tai jau normali situacija, jeigu 2. Bet ką žinau, tai Kivioras Liusas kėlė gynėsi, aš tiesą sakant girdėjau iš kai kurių žmonių, kaip ten tragedija bus šitiem jauniem gynėjam Arsenalo, bet nu, nieko nesukūrė Madrido Realas. Tai gerai, praleidai 3, nepasisekė, baudos smūgiai krito, kažkokie kosmosai vyko, bent vieną įsikrapštai įvartį ir nu nėra tai baisu. Aš pamenu, pavyzdžiui, gerai rungtynės, kai Man City su Realu žaidė Mančesteryje ir pagal žaidimą City's juos ten ėdė, bet jie įkrapštė iš kažkur įvarčius. Juos suvalgė aikštėje, bet jie pralaimėjo 4-3. Ir viskas okei, ir važiuoja į Madridą. Čia mes turim 0-3 ir man galbūt didesnė bėda ne tai, kad jie prasileido, ar kad ten meistriškumas toks Rice'o, o kad tokio talento komanda nieko nesugebėjo padaryti puolime per visas rungtynės Londone. Tai aš iš tos pusės... Na, jeigu tas Mbappé, žinai, epizodas, kurį tu ir paminėjai, nu, tarkim, įvartis tam epizode, viską jau... Gerai, tarkim, įvartis, vis tiek per mažai, žinai. Vienas epizodas per 90 minučių. Kur ten, kas dar buvo? Bet svečiuo žaidė, žinai, jeigu tu vienas... Tai svečiuo žaidė, bet tai atrodo, kad ten jau turi, ten vat Gabrielis dar traumuotas, žaidėjų Arsenalui trūksta, Realas daug geresnė komanda už Arsenalą, tai čia jau valgys tenai. Ne, nu, taip, man tai netrodė, tai kad netrodė, Londone. Daug kam atrodė. Tai prasme, Londone pirmos rungtynės ypatingai. Aš galvoju irgi 0-0. Kad bus 0-0. Ne, bet aš žinau, kad Arsenalas puikiai, ta prasme, šį sezoną, ką jie gerai daro, ginasi. Taip. Jie vargsta tą pozicinį futbolą žaisdami, sunkiai ten kūrė, minko kažką, bet ginasi jie gerai. Ir aš tai irgi maniau, kad jie ten visiškai gali pristabdyti tą Madrido Realą, bet, kai kalbė apie Madrido Realą, tai tu galvoji, kad kai jiems yra problemos, įmuš įvartį vieną, bent jau.
Sunkiai, šiaip labai realas atrodė, ta prasme, ir ta jų taktika tokia, ten išsistato gynyboje, ta 4-4-2, ta prasme, tu matai, kad Vinicius su Mbappé ten beveik visiškai nepadeda komandai gintis. Anksčiau turėjai vieną tokį žaidėją, dabar tu turi du. Belingiamas kažkur į kraštą nukištas, Modričius Kamavinga vidury žaidžia, nu tikrai silpnai atrodo, nu ne kažką, labai ne kažką. Vis, nu ir ta forma visa, jeigu pažiūri net ir iš Ispanijos čempionate, tu pažiūrė, kaip jie vargsta. Savaitgalį. Jo, jie dabar tikrai ne pačios geriausios formos atėjo į šitą porą su Realu, su Arsenalu. Daugiau sėkmės truputėlį, tai ta Vitorijos komanda, ten žiūrėk, būtų... Paskonija. Ir Sakos labai savalaikis sugrįžimas, uždirbo tos baudos smūgius, ta prasme, tai jo, Arsenalas šunuolį, ta prasme. Bet sakau, aš manau, kad dar čia viskas baigta. Tai va, tai istorijoje, šio laikinės čempionų lygos istorijoje 4 tokie sugrįžimai iš 3 įvarčių deficito yra buvę. O vienas gerai pamenamas. Sudalyvavęs ryte. Tai ten iš 4. Nu taip, dar įspūdingiau. Aš atsimenu, ar tu kažkur pasakoji ir rašai, kad buvai iš anksto nusipirkęs biletą ir vykai su 0 lūkesčių. Tiek to sudalyvausiu tame mače. Tai nusipirkau tada dar, kai pirmos rungtynės Paryžiuje nebuvo sužaistos. Baigėsi 0-4. Jo, bet aišku, ten daug nesąmonių įvyko tose rungtynėse. Tai man atrodo, kad ten, jeigu taip žiūrint, suvaro, tai paskutinį įvarčių nebūtų, tai skaitytas. Tai palauktų, neprieitum iki to paskutinį įvarčių. Ten būtų, kuriam dabar tik žaidėjai, nepamenu, gal Mascherano raudoną kortelę parodyta, ten Di Marija pabėgusi vieną beveik jau prieš vartininką, nukirto, nupjovė, tiesiog nieko nedavė iš viso. Tai ten... daug ten buvo dalykų sėkmės, kad būtų toks grįžimas, bet yra dar buvęs grįžimas ir Liverpoolio prieš Barceloną ir Roma prieš 3-0, ne? Barcelona. Bet ar iš 3-0 sen grįžo? Iš 3, ne? Tai seniai, aš iki šiol neatleidžiu Usmanui Dembele už tą epizodą, kai Camp Nou stadione pirmos rungtynės, kur Liverpoolis šiaip tikrai... Ne, aš kalbu apie Romą, kai grįžo prieš Barsą. Iš 3-0. Irgi iš 3-0, bet ten Dembele tai ne tos rungtynėse neįmušė progos. Ta prasme, jis įsisuko. Ne, aš tai tu galvojau, tu apie Liverpoolį klausi. Ne, aš apie... Dembele tuščius vardus nepataikė. Aš apie Kosto Manolą įvartį galvoju. Ir dar... Tai ten buvo, man atrodo, ten buvo taip, buvo 4-1 Barcelona namie. Tai 3-0 laimėjo. 3-0 laimėjo namie ir dėl išvykos įvarčio ėjo, aš gerai atsimenu. Man irgi taip pat. Tai va šitie sugrįžimai ir dar kažkas. La Coruña Deportivo garsusis. Labai seniai ten 5, kažkiek baigė, 5-3, kiek ten pasibaigės. Su Milanu, ne? Tai žinai, dabar Madrido Realui kaip ir gerai, kad nėra išvykos įvarčių taisyklė, jeigu Arsenalas ten kažkurio rungtynių stadijoje dar ir įmuštų, tai tu vis tiek, jeigu laimėsi 3 įvarčiais, išeisi į pratęsimą. Aš manau, jeigu jie pirmą kėlinį bent 1-0 laimės, tai jie gyvi. Turi šansų, bet Arsenalo gynyba yra gera ir čia jau turi būti blogiausios Arsenalo sezono. Reiktų pasikelti iš tiesų popierius, pažiūrėti, kad Arsenalas paskutinį kartą 3 įvarčius praleido. Kad jie nelabai 2 praleidžia. Jie gali nelaimėti, kažkaip sužaisti 1-1, 0-0, bet jie nepraleidžia tų įvarčių tiek. Tai... aš labai jau daug vilčių dedu. Psichologiniai dalykai. Kad Arsenalas praeis? Kad tas jau... Aš irgi tikiuosi. Aš tikiuosi, bet aš dar nežinau, ar tai bus... čia psichologiniai dalykai, žinai, namie sužaidė gerai, tiek Kyvioras, tiek Liusas Kelly, viskas buvo tvarkoj, kad nebūtų psichologiškai jam kažkoks perdegimas išėjus ten į tą Bernabeu aikštę, bet... Toni Krosas komentavo, kad, sako, mes turim per pirmas 15 minučių sugriauti visą pasitikėjimą Arsenalo, parodyti, kad jie... Turbūt teisingai sako. Jeigu neklysta, čia GPT, tai paskutinį kartą Lutonas 3 įvarčius pelnęs ir Arsenalo rungtynėse 4-3, kurias laimėjo Arsenalas. Čia praeitais metais. Štai taip. Ar taps kitų Lutonų Madrido Realas? Matysim. Mokamą versiją. Ką, jo. Plius, nepamirškim, kad jiem dar reikia ir nepraleisti. Taip. Arsenalas visą sezoną beveik prieš visas komandas turi žaisti pirmų numerių ir jiem ten sunku būna. Dabar jie atsidurs pozicijoje, kur jie žais ant kontratakų. Tai ten Martinėliam sakom, gal tai bus net į naudą, nežinau. Tai Madrido Realo gynyba nėra labai patikima. Tai dar tas niuansas yra, kad jiems ne tik reikia susimušti įvarčių krūvą, bet dar ir nepraleisti. Taip. Miunchene Bayernas pralaimėjo pirmąjį mūšį 1-2. Šiaip įspūdinga paskutinis akordas Milano Intero. Tas perdavimas, kurį atliko
Karlosas Augusto. Šiaip, tokių smūgių tų komandos draugui perdavimų neatlikinėjai dažniausiai, bet Fratezijui pavyko ten keliu beveik ten vidinę kojos dalim kažkaip nukreipti kamuolį vartus. Tada jau prasidėjo nusirenginėjimai, per daug šiek tiek buvo gal tų rūbų prisivilkęs, bet sėdėjo ant suolo, gal dėl to termomaikės. Taigi buvo, nežinau, ar matėt, kur 2011 metais Čempionų lygos irgi ketvirtfinalis, irgi Müncheno Bayernas prieš Milano Interą, irgi rungtynės, nežinau, ar jau Allianz Arenui turbūt tuo metu žaidė jie, ir Goranas Pandevas įmušė trečią įvartį tuo metu Milano Intero, 3-2 laimėjo tas rungtynės Interas. Lygiai tą pačią minutę, lygiai tą pačią sekundę, kaip tą padarė dabar Davide Fratesi, irgi nusiėmė marškinėlius, irgi turėjo baltus marškinėlius po apačią, ir juos po to irgi nusiėmė, ta prasme, ir toks koliažas buvo padarytas ir labai panašus. Įvartis gal truputėlį techniškesnis, bet toks sutapimas iš senų laikų. Čia gal mes gyvenam kažkokioj apgauliai. Bet va tai buvo. Praėjo tada Interas toje poroje. Bet iš tų rungtynių, kas man labiausiai strigo, tai Harry Kane'as. Ta prasme, galbūt ne veltui šitas atletas neturi jokio titulo savo kolekcijoje, kai tokią progą turi toks puolėjas, turbūt geriausias puolėjas, ar ne, jeigu rinktumėmės pagal tai, ką sugeba šitas žaidėjas. Ir neišnaudoja. Įsaka ir būtim turytis, ne dabar. Kas geriausias pasaulio futbolininkas šiuo metu yra. Tai čia kita. Aš dariau triple kapitoną ir man tik 5 taškus surinko. Tai koks čia? Palauk, trečiąjį. Crystal Palace gerai juda. 5 ką tik prasileido, tai teikia vilčių kažkiek, ne? Pasirodymas, bet gal grįžkim prieš Plus to 5 atnešė ne dėl to, kad jis blogai žaidė ar progų neišnaudojo. Vienos neišnaudojo progos. Bandiro neįveikė. Blembo nusivarė iš nulinio kampo kėlė. Bet tai būtų Livramento dar asistą gavęs. Baig. Tai ten sunkus momentas. Bet suprantai, kad... Aptarsim dar Premier lygos, aptarsim. Kai uždeda jau trigubo kapitono raištį, jau daugiau tikiesi. Prašau, baig šitą anti-Isako propagandą. Keinas taip, jis turi mušti įvartį, ten be kalbų nėra klausimų. Ten gauni ir taip iš Olise tobulą sukurtą progą. Pavaras ten prisigrybavo, perdavimas atgal, nei šioks, nei toks, dovanėlė, Olise sužaidžia labai šaltakraujiškai, labai kantriai, padarė viską ir Keinui reikia tik įlupt, pataikė į virpstą. Aš manau, kad jis dar šiaip rungtynėse turėjo tokių momentėlių, ne tokio lygio, bet tikrai turėtų geriausias komandos ir vienas apskritai geriausių pasaulio puolėjų išsinešti įvartį iš tokių rungtynių, žinai, kas blogiausia, tai tu neįmušiai. Atakavo nuo pat pradžių, Olise irgi buvo aktyvus, o Milano Interas yra kontratakų komanda, jie ten išmuštruoti idealiai, Inzagio šedevrai yra kontratakos ir matom, nubėgo vėl to pačiu karių kraštu, su to pačiu Karlos Augusto, kaip gerai Tiuramas įvertino situaciją, vienu lėtimu taip palikdamas kamuolį Lautaro ir smūgis ten jau aukščiausios klasės. Išorinė dešinės pėdos dalim. Tai vadinamoji trivela buvo atlikta. Užsuko tiesiai po skersinių kamuolį. Tai labai graži ataka ir labai gražus įvartis. Bayernas turėjo būti priekyje, bet gavosi, kad pralaimi kėlinį 0-1. Tai ten atrodė pačio rungtynių pradžio, tai kaip net skirtingo lygio komandos taip stipriai užlipęs atrodė Bayernas. Tikrai stipriai kentėjo Milano Interas, bet po to kažkaip išgyveno tą epizodą. Moka iškentėti, paskui išbėgti į greitas atakas. Kažkaip. Tai ir antram kėlinį galbūt kažkiek panašus tas vaizdas. Aš nežinau, aš turbūt nenusipelnė, aš taip žiūrint viską vertinus, kažkaip taip. Aš galvoju, tas 1-1, kai Mülleris įmušė, galvoju, tai va, turbūt teisingas rezultatas. Bet Bayernas vis tiek lipa, kad laimėtų rungtynes ir aukštai labai laiko liniją ir bando dominuoti ir juos pasigauna vėl ant greitos atakos. Ten ir prieš tai Nikolo Barelos perdavimas toks idealus, ta prasme, ir Lautaro ten labai gerai prieimė kamuolį. Ten Kimas. Tos jų tranzicijos, tai vienu litimo perdavimas, tai... Nebuvo jau? Tu kalbėjai apie antrą įvartį Interą? Kimo nebuvo aikštėje. O kuris ten to? Tu galvoji apie Dortmundą rungtynės? O kuris pakilo prie Lautaro ir... Gal Stanišius, aš neatsimenu. Stanišius jau tada užbaiginėjo rungtynės vidurio Dairis ten laužė liniją. Kimas Mindžė siaubingai atrodo šitose rungtynėse irgi turėdamas geltoną kortelę pateko dar į 2 bent situacijas, kur labai arti to, kad gautų antrą geltoną kortelę ir galiausiai jį keičia ir
Stanišičių stumia žaisti vidurio gynėjų, tai tos visos Bayerno problemos su traumom, jos užklupusios tokiu metu yra žiaurokos, sakyčiau. Netgi žiūri Gerėjų žaidžiantį 10 numerių, tai jis smulkus, mažas, nugarai vartus gauna kamuolius prieš kokį nors Ačerbį, net stovi, net ant kojų, nes čia ne jo pozicija, ne jo žaidimas ir Mülleris išėjęs vis tiek kažkaip prideda kokybės, bent jau žino, kur jam reikia būti, kokiose pozicijose žaisti. Tai gal antrose rungtynėse Mülleris ir į startą išbėgs, net nežinau. Savaitgalį matai žaidė. Savaitgalį žaidė, aišku, dabar pasveiko Komanas, tu gali išsistatyti Gnabry Komaną Alise arba Zane kraštus. Yra galbūt daugiau dabar variantų, bet tas eksperimentas su Gerėjų nelabai pasiteisinęs, o gynybos linija, tu žiūri ją ir įkvėpimo ten nedaug, kiek kai yra tiek traumų žaidžia. Kairiai Stanišičius, dešiniai Laimeris, vidurio gynėjai Dairis su Kimu, vartuose Urbigas, tai aš dar Urbigą noriu pagirti. Ta prasme, kokius jis perdavimus per 50 metrų atlieka ant Lerojaus Zane, tai matosi, kad jaunuolis tikrai praėjęs turbūt tą tokią Neuerio vartininkų mokyklą turi savyje. Bet kur Neueris tai dingo iš... Nėra Neuerio, jau tu prasme nėra, tiesiog dingo. Jeigu dabar iškris... Bet dabar jeigu iškris, įsivaizduok, tai čia visiškai bus tipiškas Neueris per savo karjerą, tai kažkokias traumas gaudavo, tai ten slidinėdavo, tai dabar... Bet čia jau į karjeros pabaigą šiaip tai pirmoji didžioji dalis karjeros jausiems. Bet čia stebuklas. Ir jeigu dabar iškris, aš manau, kad iš tų 4 rungtynių, kurios vyko, visas 4 laimėjo geriau treniruojamos komandos. Klasika. Kaip tu tai nustatei? Taip, aš savo subjektyvę nuomonę. Bet aš manau, kad vienoje poroje nepraeis geriau treniruojama komanda, nes tiesiog ta kita komanda turi žymiai daugiau talento. Aš taip norėčiau, kad nors išplėstum šitą... Labai gerai. Šiaip Bayernas žaidė su visa ta traumų savo istoriją. Truputėlį nesisekė, stipriai galbūt net nesisekė, Keinas turi ten įmušt situaciją. Ir akivaizdu, kad šiaip labai trūko, Musialos. Vienintelis žmogus tokiam sudėtingam, kur Interas, tik tai savo su gynyba pastatyta komanda ir kontratakomis, žiauriai Olise, pavyzdžiui, žaidė ir vienintelis turbūt kūrė tokią grėsmę, kur gali viens prieš vieną žmogų apžaisti ir tada iš karto grėsmė. Jeigu tu to Interui žaidi kažkokį pozicinį ir bandai ten tuos kamuolius kilnuot, jam ta prasme tai yra ne problema. Tu kraštuose žaidi 1 prieš 3, tai labai sunku yra ten susikurti kažką. Tai vienintelis Olise kūrė grėsmę, iš tos grėsmės galėjo užtekti, kad, bet aš manau, kad 2 rungtynės ir netgi nuvažiavęs į Milaną, Bayernas, bus favoritas ir... Favoritas tai nebus, tai čia jau faktas, kad nebus ir nėra. Ne, tai kad gali laimėti, aš sutinku. Ta prasme, aš maniau su tiek traumų, šita komanda, maniau, kad turės žymiai daugiau problemų. Visą sezoną kritikavo. Pradėjo jausis trenero ranką. Marius pradėjo gilintis Čempionų lygos ketvirtfinaliuose į kontekstą, į aplinkybės, kad svarbu yra ne tik rezultatas, traumos svarbu, žaidimas svarbu. Tai vis tiek viso sezono, bet šitas mačas vis tiek buvo toks viso sezono atspindys, kad kažkokie 2 kontratakos, kurios sužeidžia, kurios labai kainuoja brangiai, tik tai tiek, kad prieš tos Hoffenheimus ten ar Wolfsburgus komanda įmuša ir tie varžovai Hoffenheimai ir Wolfsburgai neturi tokio lygio puolėjo. Interas turi net 2 puolėjus kaip Lautaro su Thuramų. Tai, ta prasme, Vokietijoje užtektų vieno tokio puolėjo, kažkuris ten nubėgtų ir visą sezoną žaidė Bayerną. Čia jie turi 2. Tai kosmosas. Ir taip ir įmušė tos 2 įvarčius. Bayerną, kuris dominuoja aikštėje, bet to pačiu dar niekada nepraleidžia įvarčių ir tiesiog yra tobula futbolo komanda. Bayernui tiesiog reikėjo pačiam savus įmušti įvarčius. Tai faktas. Jų pakankamai sukūrė šitą komandą. Ypač tą pirmą reikėjo įmušti. Norėtųsi iš tiesų Harry Kane'o gero
tikrai labai gero pasirodymo Čempionų lygos atkrintamosiose, tai gal pavyks kažką tokio San Siro pademonstruoti. Nu, jie tiesiog geriau futbolą žaidžia, daugiau talento turi komanda, o tie turi, nu, fantastiškus du puolėjus. Bet žinai, jie gal truputėlį kitaip žais Interas, ne? Ne, turbūt nežais kitaip, nes vis tiek Bayernui reikės rezultato. Tai jie žais kaip Milano Interas. Taip, jie žais, nu, pirmų numerių Bayernas žais, nes jie, nu, neturi kur norėčiau traukti. gal iškelt klausimą, jeigu mes palyginsim tas konkrečiai sudėtis, kurios žaidė tą vakarą. Nes jeigu kalbėsim apie ten sveiką Bayerną su Musiala, tai greičiausiai pridėliosim, kad daugiau. Tai gynyba, tai tikrai Milano Intero geresnė, ta prasme. Barela tada dar. Kalbant apie Nikola Barela, lyginsim Barelą, nu gerai su Kimichu, tarkim, tai gal yra apylygiai, bet šiuo metu Barela turbūt... Bet čia Hanaglu, ta prasme, yra turbūt geresnis negu Pavlovičius. Su Goretska lygini. Goreckas nėra blogas dabar tapas. Tai nėra blogas, bet mes kalbame, ar jis daugiau talentų turi už Čelhanoglu, tada ten Gereirus dešimtė stovi, tai čia dar kitaip. Schemos skirtingos, tai pozicija prie pozicijos ten nepalyginsi, ten yra du puolėjai, o ten yra Zane, Olise, Keinas, bet aš ne visai net sutinku, kad su šitom traumom Bayernas daugiau talentų turi aikštėj, nuo vartininko pradedi Zomerį su Urbigu. Zomerio labai geros Gynybos rungtynės, linijų, tai aš norėčiau... Zomeris taip irgi. Zomeris prieš Bayerną, kai atsimėjau, kai už Gladbachą žaidavo ten. Jo, kai Pirštu nuo linijos kamuolis. O kai pats suprantis su Bayerno marškinėliais, tai ten tuščia vieta buvo. Bet jo, Bastoni, Barela, ta prasme, kosmosas. Tai negali nieko blogo apie Ja, tai Zomeris gerai, paskyrė tai savo žaidžia gyvenimą to, Bayernui Bet per sužaisti. daug žaidžia, nu kam dabar reikia, nu aišku, pasas tas buvo fantastiškas ten į priekį, kur pametė per visą aikštę, bet nu vis tiek jau tom kojom taip žaist drąsiai, nu aš nežinau ar... Bet jeigu tau yra tokie nurodymai, Nu tai taip, tai aš... turi žaisti, tai tu žaidži, vykdai nurodymus. Kaip aukštai ten vajėtau. Nu bet, žinai, Nu bet aišku, tu turi nori, kamuolį geriau nei Flekenas valdo. turi nori ir nori, kad jeigu Noris nežaidžia, kitas vartininkas darytų daugiau mažiau tą patį, ką daro Noris. Nu tai ir prašai iš jo. Tai čia gal labiau parodo, kiek netitinka lygio tas Perecas. Kad jeigu jisai buvo pirktas būti atsarginių vartininkų, o sausį reikėjo atsivežti Urbigą iš Na ir Kioto. jeigu laimi Čempionų lygą, tai tegul jau laiko tas Urbigas vis Vokietijos rinktiniai, Bayerne, nu kam Nėra reikia? pats geriausias laikai Vokietijos vartininkų, Grandžiai dabar, ne, kai... Tikrai taip. Iš Kas ten Baumanas Jo, vartus jo, laikė jo. Vokietijos dabar. Taip ir dabar reikia. Pasveiks, nebijok, va Urbigas užaug, žiūrėk, iš lygios vietos. Atsimeni, tai toks ir Niubelis turėjo užaugti kažkada, bet kažkaip Bet neužaugo. Niubelis net šanso negaudavo, vis tiek stovėdavo. Tai dabar galėtų gauti šį šansą. Bertaleno galima gražinti. Tai Ortega tą pat. Nu. Storas Ortegas. Ta proga, ta gaida. Jo, Kelkimės. Kelkimės į Barceloną, greit perbėgam, ten 4-0, Dortmundas gavo, kaip ir supakavo visus reikalus ir sprendė, katalonai pirmam mače, tik tais Rafinė ten apvogė Kubarsi ir įvartį pavogė vartų linijos. Ten galėjo būti nuošalė. Taip, Bet žinai, aš galvoju, toj situacijai turbūt nelabai tu gali nešokti link kamulio. Nu, man atrodo, kaip Kučys negali neiti dvikovą, taip ir polėjas, man atrodo, tokia situacija negali bandyti įmušti įvarčio čiuošti, nes, nu, žinai, nu, o po to prarydės tas kamuolys. Ir ką tada sakys? Kad jis Jo instinktyviai, aš nesutinku su Karoliu. Laimėti auksinį kamuolį nori instinktyviai. Aš tai sutinku, kad taip jis reaguoja, bet žinai, kiek ten truko, kad būtų nuošalė ir tada būsi pakenkęs tik tai. Nu, čia atsimenat, kai Nani lietė Ronaldo ten kažkokį belekokį Gražuolį, įvartį. Koks piktas buvo Krišas tada, kad... Krišas? Pats kai liečia, tai pofik. Teisingai. Bet jo, kažkaip liūdnai atrodė, Dortmundas labai liūdnai. Tas pirmas kėlinys dar ten, aišku, ten labai ant kobelio laikėsi viskas tiesiog, kad tik tai 0-1. Turbūt, kad jų ir mentalitetas buvo rungtynės toks, kad nu, kaip nors pralaimėt, bet ne per daug. Aišku, galėjo įmušti bent vieną įvartį minimum, nu, kad ir pirmam kėlinykai Girosi nepataikė į kamuolį, ten šiaip absurdiškas. Aš manau, per mažai buvo kalbama apie tą epizodą ir po rungtynių. Taigi ten nebuvo nuošalės, jam tiesiai prieš vartus atskriejo kamuolys, šiandien jau gulasi ant nugaros ir jis nepataikė tiesiog į kamuolį. Ir šiandien gulėdamas pasiėmė kamuoliuką. Bet paskui jau jie ten antram kėlinykai buvo valgomi, nu, baisu buvo, ten galėjo turbūt ir 5, ir 6-0 pasibaigti. Ir Lewandowskis dar
priskaldė, jis prieš Dortmundą šiaip turi labai gerą statistiką. Tai daugiausiai įvarčių yra mušęs karjeroje. Jo, prieš savo buvusį klubą. 29 įvarčių. Vieną įmušė iš 2 cm distancijos nuo vartų linijos, kitą įmušė labai gražų iš geros atakos greitos. Šiaip jokių vaizdų, kad sentimentų nelabai yra, ten džiaugiasi Nelabai. kaip va. Tai kad jis ir Bayerno laikais daužydavo tos įvarčius prieš tą Borusiją ir nieko jis ten labai Bet netikiu, jeigu, žinai, nuvažiuotų į Dortmundą, nu ar ten irgi taip... Nu gal ne, bet ten, man agresyviai atrodo, kad tam bankė sėdės Dortmundė, turbūt gal Nu, Ferrari logiška, pasileis, turbūt. gal biškį paratuos, siekė 4-0 ir labai didelį persvarą. Jo, nes kažkaip lygoje tai Barça tai bent jau tai, nu, tokią kovinę sudėti leido. Jo, ir akivaizdu, kad jau prioritetas. Kiekvienas rungtynės Jo. labai svarbios, reikia taškų. Aš tik tai... Borusija irgi realiai turbūt svarbiau jau lygoje bandyti patekti į Čempionų lygą. Gavo stipriai Kovačas. Jo, bet, nu, gal dar tikisi. Daug pasikeitimų buvo sudėti. Aš tik apie Laminą Jamalį šiek tiek gražių žodžių norėjau pasakyti, nes, žinai, šiais laikais visi kalba apie įvartį ir asistą, tai, nu, tarkim, du jo asistai šitose rungtynėse buvo fantastiški, kurie ten nelieko jokio statistikoje, niekas neatsimena paskui. Tai Prieky paso gal kokiu, žinai. Pakelimas prie tolimo virpso Rafinijai, kur jau galvom su Lewandowskiu sužaidė, tada Fermino išvedimas per dešinę. Ir Ferminas tą cutbacką Lewandowski padarė, tai ten Lamino Jamalio nuostabus epizodai ir kitas Lamino Jamalio įdomus epizodas buvo, bent jau kaip Flikas paaiškino po rungtynių, nes Laminas pradėjo rodyti, kad keistis nori. Ir atrodo, kad gal trauma, gal kažkas atsiko, gal negerai jaučiasi. Hansi Flikas sakė, kad Laminas Jamalis tiesiog norėjo, kad išeitų į aikštę ant Sufati. Ir norėjo pasikeisti būtent su Ansu Fati. Vertę reikia pakelti, žinai, kad vasarą 2 metų parduot galėtų. su talentu, kuris praktiškai net nebežaidžia. Paskutinis pasirodymas buvo sausio mėnesį prieš Barbastro klubą Karaliaus taurį. O Flikas sakė, kad nelabai, nu, treniruotėse kažkaip Ansu Fati nesudirba. Vis nėra planuose. Mes kartais net ant suolo neregistruojamos. Bet išbėgo Čempionų lygoje. Išbėgo ir net vienoje atakoje dar atrodė, kad gali užsikabinti ir galbūt net ir sukurti. Man tai patiko, aš mačiau. Tas keistas epizodas šiaip buvo, aš tai tos informacijos aišku nežinodamas, bet man atrodė, kad ten ne trauma yra, o tiesiog jis jau, nu, rezultatas padarytas, tai nori pasikeisti, išleisti kažką. Nu ir atrodė taip, nu, keistokai, žinai, iš tokiam lygiai profesionalo vis tiek turėtų du treneris turbūt sprendimus priminėti. Tai gal buvo aptarę tą, žinai, prieš. O čia, žinai, jau viskas, jau davai, jau čia pasikeičiam, žinai, išleis, ką nors truputėlį pačiau gal. Man tai patiko, aš mačiau video, kur paimtas tas epizodas, kur Dembele tada neįmušė Liverpoolį ir nepadarė 4-0 ir tada sekančiose rungtynėse Liverpoolis 4-0 laimėjo. Ir dabar irgi padaryta, kad laimi Barça 3-0, Laminas Jamalis bėga, tada tas flashbackas į Dembele nepataikė, bet čia Jamalis įmuša 4-0, norėjau suprasti, kad nebegrįž Borusija. Tas įvartis, kuris įmušė, nu, Dortmundas labai suklydo, atsivežė ataką, Lewandowskis laimi tą dvikovą, Rafinija tokį debriuinės lankų perdavimą padavė, bet kaip Jamalis pasisprendžia kairę koją, tais 2 lėtimais pasistabdė kamuolį, tada jau gynėjas artėja prie jo, iš esmės nebėra variantų daryti dar vieną lėtimą ar kažką tai galvoti. Tai gal Jamalis geriausias, ne Isakas? Pirštų galais tiesiog durė taip lengvai tą kamuolį. Genialus žaidėjas. Nėra paprasta, manau, dideliam greityje pirštų galiukais įdurinėti įvarčius. Tiesiog šiuo metu gal Jamalis. Muša bet kur ir viskas. Bet to 5 būtų Jamalis, turbūt. Nu, reiktų pagalvoti. O Raisas? Aš apie tai kol kas ne, Raisas tikrai ne. Kaip ne, Raisas? O sutiktum, kad Raisas šiuo metu yra geriausiai žaidžiantis, šiuo metu geriausią formą demonstruojantis anglas futbolininkas? Nežinau, gal ne. O kas? Daug variantų gerų yra. Nu? Ką aš žinau, Morganas Rodžersas. Daug yra. Tu dabar hipsteris, kaip čia su tavo ledarais susidėjo Morganas Rodžersas. Hipsteris. Tai vad geras perėjimas. Jektas Tovilos rungtynės. Geras perėjimas. Rungtynių hypą pasigavai ir dabar... Net vienu, žiūrėk, kokį reidą padarė per savaitgalį. Eiktų. Jacobas Murphy, geresnis anglas, ta prasme, geresnė forma demonstruoja. Labai sunku lyginti šitos visus skirtingų pozicijų. Aš nenoriu net lyginti, kad Raisas gerai juda. Tai... Standartus gerai išpildo Raisas. Ne, nu, pažiūrėk, perbėgo per aikštę. Gerai, perbėgo per aikštę. Teoriškai toje aikštėje turėtų būti geresnis anglas už Deklaną Raisą su baltais marškinėliais. Turėtų. Bet jis kažkaip ta prasme neišnaudoja, man atrodo, taip gerai kaip praeitais metais, tai kenčia jis biški dėl tų visų žvaigždžių, man atrodo, esančių kitų aikštėje. Gerai, kelkime į Paryžių. Hipsterių vadina. Aston Villa pirmavo. Tu reperio neskiri. Tas pats, man. Kas tau tas pats? Pagal mano maštabus. Buberis. Tai va.
Nu. Trečio vandens. Paryžiuje Aston Villa pirmavo. Tavo minėtas Rodžersas užbaigė ataką po Tylimanso perdavimo, bet aišku, kentėjo labai tose rungtynėse Aston Villa ir tada prapliupo įvarčiais. Šiaip kokį įvartį gražuolį įmušė iš pradžių jaunuolis. Desirė Duė, žmogaus, kurio pavardė išvertus reiškia gifted. Rimtai? Jo. Dovanotasis. Nu. Taip, tokį įvartį ir įmušė. Bet man tai labai imponuoja jau kažkaip tai nuo ankstesnių etapų čempionų lygos. Kiek jį dabar mačiau, Prancūzijos lygos nelabai daug žiūriu, bet koks jisai šaltakraujis yra. Toks, ta prasme, atrodo jaunas bičas, kuris spaudimo jokio nejaučia. Aš atsimenu, ką jis ten Anfield'e išdarinėjo per pratesimą. Nu ir dabar tu žiūri, kaip jis leidžia tą kamuolį tiesiog, nu toks atrodo kažkoks baimės emocijos savy neturintis atletas. Jis su Neymaro lygina kažkaip jį labai Prancūzijoje. Blema, bet šitas jaunas Paris Saint-Germainas, nežinau, gal jau kartojos, kažkurioje laidoje kalbėjom apie tai, ant tiek įdomesnė komanda už anksčiau tų žvaigždžių projektus. Taip. Kosmosas, tas vidurys jų su Portugalais dviem jaunais, Duė, Barkolė, dabar jau biškai gal nustumtas, nes Kvičiai atvažiavo, gerai juda, bet irgi pakankamai jaunas žaidėjas, tas pats Dembelė ten dabar jau kaip veteranas atrodo, jam 27 truputį. Ja. Nu, žiauriai tikrai įdomi komanda. Dabar gal atrodė prieš ketvirtfinalį bus bėdų, kad Marquinhosas pirmas rungtynės praleidžia, ten Beraldo stojo žais. Nelabai turbūt Aston Villa galėjo kelti tų didelių problemų, skyrus tą vieną kontrataką, kurią surengė. Bet žinai, kai gauni iš karto įvartį. Jo, nemalonu. Aš šiaip manau, kai buvo 2-1. Tai visai neblogai buvo. Tai Emeris savo komandą dar nebūtų ten labai nusivylę tuo rezultatu, tik tai per teisėją pridėtą laiką praleidžia dar vieną ir ten. Bet, geriau žaidė, jo, ir taip atrodo, žinai, bet žinai, kas yra? Pusės gaila, Birmingemo, kad tas trečias įkrito per tą pridėtą laiką, bet jeigu taip viską, pelnytai. Bet aš daug, tikrai. Sakyčiau, kad žaidė tikrai geriau, bet taip, jeigu žiūrint, ką Paris Saint-Germainas susikūrė per visas rungtynes, ne? Įvarčiai, tai ten jau ten įvarčiai, yra grinai individualaus meistriškumo. Tokių, kad jau būtų tokių situacijų, pavyzdžiui, kaip turėjo prieš Liverpool'e, ne? Kur ten viens prieš vieną išbėgo, ten vartininkas traukė kosmosą kažkokią, tai nelabai buvo. Tai šiaip Vilos ta gynyba visai neblogai laikėsi. Ten jau tikrai pasprendė. Visiškai individualaus, arba Kvičia, paduku, eik, tai savo kaip. Tai va tas toksai, žinai, žaidė geriau, rezultatas kaip ir visai neblogas, ne, bet jeigu tu žiūri, tai tas autobusas, jisai beveik savo tikslą pasiekė iš tiesų. Bet žinai, gale dienos, tai jisai įvarčiai praleisti, atrodo. Kodėl nežaidė, žinai, 3 praleido, galėjo žaisti, ta prasme, galbūt geriau sužaidė. Aš pasakysiu taip, kad kai PSG pralaimėjo Parc de France 0-1 Liverpool'į, jie įspūdingesnės rungtynės sužaidė nei dabar. Taip, vienareikšmiškai. Ten 0-1 pralaimėjo, dabar 3-1 laimėjo, bet tada, man atrodo, jie labiau netgi dominavo ir geriau atrodė. Čia jo, didėjai įvarčiai, tai individualaus fantastiški. Man šiaip Nuno Mendešas atrodo vienas tokių, kaip NBA, žinai, turi labiausiai patobulėjus žaidėjo prizą, tai man Nuno Mendešas gal iš čempionų lygos toks atrodo, kur anksčiau būdavo ir gynyboje ne visai patikimas, ir tie jo... Tai atsimenam, Sancho, ką su juo darė, pasirinkimo jo puolimo ne visada tokie efektyvūs būdavo. Šį sezoną aš ką matau, tai kad jis gynyboje ėda varžovus, o į puolimo jungiasi taip, kad pats pradeda mušti įvarčius, jau ir dešinę koją muša įvarčius, ta prasme... Ir taip šaltakraujiškai sprendžia tą situaciją. Dar vienas rimtas ir vėlgi pakankamai jaunas. Tai tikrai šita Paryžiaus komanda jauna, alkana, talentinga, su Luisu Enrique prie vairo. Čia gali būti tikrai tie metai, kai jie laimės čempionų lygą. Aišku, dar ilgas kelias iki to. Dar iki galo ir Aston Villos taip nenumetu iš šiukšlių dėžę, vis tiek Villa Parke, greitas vienas įvartis galėtų kažką keisti. Tačiau antroji sezono pusėje PSG forma yra monstrinė tiesiog. Taip. Iš tikrųjų. Ten Prancūzijoje reikalai išspręsti, tai žinai. Tai jau viskas, tai čempionai. Taip, sakau. Bet Invincible dar gali padaryti. Gali padaryti. Tai Trebla gali pasiimti taurės finalą dar turi. Šiaip stebėtinai daug šį sezoną čempionų lygoje ketvirtfinalyse yra komandų, kurios gali Treblus padaryti. Tai Paryžius, Barcelona, Madrido Realas, Interas, Milano Interas, ir viskas, ar ne? Taip. Jo, Bayerno nėra jau. Pusė komandų gali. Tai pala Villa dar gali. Man atrodo, Premier lygos jau net matematiškai nebegali. Nebegali matematiškai. Negalima? Ne, nes Liverpoolis jau gali šitą savaitgalį gali titulą. Nebegali. Nebegali.
Gerai, tai palauk. Europos lyga gal šiek Gal tiek. nereikia? Nu, labai trumpai po to perėsim tiesiai į gal United rungtynes. Ten tas Matičiaus išstojimas toks, kai dabar viską įvertini, galvoji, kad mastermindinis galėjo būti. Įlindo po Onanai po odą. Tai kad pats neišbėgo kažkaip pat keista, ne? Jo, bet Onana, nu, tas prikliurkino. Prikliurkina, iš tiesų, jeigu ne... Svarbu, kad Altajus Baindiras labai gerai atrodo. Jo, svarbiausia, kad turit kuo pakeisti, tai čia... Man atrodo, kad Tomas Gytonas turėtų stoti vartus artimiausias rungtynės. Labai gerai savaitgalį Altajus Baindiras. Ne, aš žiauriai patiko. Liūdni reikalai iš tiesų su Onana. Kažkaip atrodo, kad, nes yra tokia situacija, atrodo, kad vasarą gali reikėti dar ir vartininką įsigyti. Ne, tai pranešimai, kad bandys parduoti, bet tik tais negaus pinigų tiek, kiek nori. Keista, kai treneris aiškina, čia jam, žinai, ir psichologiškai, ir truputėlį signalas, ir vis tiek vienos rungtynės, po to jau vėl matysiu, kaip čia bus. Dabar jau kažkur skaičiau, kad dar neaišku, ką atsakomosiuose. Tai žinai, tai jau davėdė žmogų, kiek galima. Bet tai negalima taip. Kaip negalima? Tai pasodino ant suolo, brasti žaidžia. Kodėl jisai turi išskirtinės teisės? O Frankfurte viskas galima, gerai. Ant suolo pasodino, aš to pasakysiu. Ant suolo pasodinės tai buvo Pepas Edersonas. Taip. Kai tu nesiveži žaidėjo su komandai, matai, čia nėra pasodinimas ant suolo. Mes, matai, nežinom, žinai, gal ten jam tikrai, blogai su galva dabar, tai gal jam reikia biški tikrai atitrūkt. Tai kad tai nėra pasodinimas ant suolo. Taip. Ar tai parotavimas? Namie ant sofos pasodino tiesiog. Tai paskutinis žaidėjas, kurį buvo taip pat pasodinės ir nesivežioja, tai dabar Birmingeme žaidė. Mano atmintis, jeigu neapgavo. Tas tiesa. Bet paspausti žaidėją, taip, tipo. Žiūrėk, 2 Lyonė, normali situacija, viskas ok. Apmaudi situacija, kad praleido tos įvarčius, bet... Nežaidė blogiau negu Lyono Olimpikos, ta prasme. Labai panaši situacija, kokia buvo su Sociedadu. Ne, bet lygiosios ten buvo visiškai dėsningas. Karolis komentavo tas rungtynes. Vienu metu prie rezultato 1-1, kokią 82 minutę, sako, turbūt ne viena komanda nenusipelnė kažkaip laimėti. Ir tada po 3 minučių Zirksė įmušė, galvoju, prisikalbėjau čia, žinai, ir dabar viską taip sutinku su juo ir tada galiausiai vis tiek atstatyta buvo. Zirksėjai turbūt, kad baigtas sezonas. Kaip gaila, šia visai neblogos formos buvo. Ypač Europos lygoje dabar sujudėdavo. Nes kai Hoilandas tai iš viso realiai išėjo prieš Newcastle, tai nežinau, net kamuolį lietė dabar. Mes vėl grįžom beje į situaciją, kai Edersonas aplenkė Hoilandą pagal rezultatyvius veiksmus. Siaubas. Sakau, turėtų mano Old Trafforde išsispręsti reikalus su Lyono Olimpiku. Man atrodo, bus lygių varžovų kova. Ne, aš manau, kad čia Bruno Fernandešas sutvarkys reikalus. Tikrai geriausias likęs turnyro žaidėjas. Gal. Jo, bet Sparsų toks rezultatas, gal sakykime, mažiau šiek tiek pozityvus, nes namie. Bet daug progų prikūrė. Turėjo daug progų, tas atsarginis Frankfurto vartininkas ten kosminės rungtynės sužaidė, bet tik 1-1. O dabar Frankfurte, žinai, vis tiek komanda europinės partitas turi. Paminam ir tų žygių ir laimėtų titulų lengva nebus. Tikrai. Tai Frankfurtas apskritai, aš manau, jeigu lyginu dabar Frankfurtą su Lyonu, Frankfurtas atrodo truputį kažkaip rimtesnis. Savo lygą. Galbūt. Jo. Varšuvos Legija gavo namie nuo Londono Chelsea antram kėlinį prisijungti. Ir galim pasakyti, kad šiaip Glasgow Rangeriai ten išgyveno kosmosą kažkokią, tai gavo 10 minutų raudoną kortelę ir vis tiek sugebėjo 0-0. Jie dar baudinį ištraukė vartų sargas. Tai... Namie žaidė, ne? Tai San Mamesė jam. Bet Bilbao pastaruoju metu, dabar aišku laimėjo savaitgalį, bet irgi nelengvai prieš Rajo Vallecano. Buvo įkritę iš šiokią tokią dobelę, tų įvarčių nelabai mušė, rungtynių nelabai laimėjo. Gali būti būdės klimtas vaką išdaryti. Bet jie ten užpoliarino rato, žinai, ten tvarkosi reikalus. Bet tai kosmosas man nepasakėjo. Tas jų treneris, ta prasme, kaip jisai šitiek metų vis dar yra ten, ir tokius pasirodymus demonstruoja ir nesulaukia dėmesio iš kažkokių rimtesnių komandų. Aš norėjau į Ajax atvežti, bet man tuo metu dar Van der Saras vadovavo, neatrašė net į laišką. Tu rašai laišką? Taip, siūliau. Paėmė tiesiog gramį reikėjo. Į paštą rašiau, Normaliai viskas. Tai gal tavo koks nors ten Rycka 991 ir spamo iškart nuėjo? Tai aš nežinau, aš tau tik sakau faktą, kad aš rašiau laišką. Niekas neatrašė. Gerai. Gerai, tai tada gal į Angliją iškart pereinam Manchester United rungtynės, dėl to, kad tas pats vartininkas pakeistas, Onanos nėra, Baindieras puikiai pasirodo.
ir gauna 4-1 tas rungtynes ir tik tais, nežinau, man tai kuo toliau, tuo daugiau kyla klausimų dėl Amorimo ar kitą sezoną jam duoti. Bet taigi jisai net startinę sudėtį išleido. Tai va, bet žiūrėkit, jau kiek laiko jis darbuojasi, kažkur ta komanda kažkur juda, ar kitą sezoną jisai susipirks savo žaidėjus, susidėlios 3-4-3. Iš kur aš žinau? Ir tada iškris vienas žaidėjas kažkoks aikštės kažkur šonė ir sakys, nepakeičiamas ir aš nebegaliu dirbti. Projektuoji. Nu, nes dabar tu treneriui duodi dirbti, jau dirba jis beveik kiek, 3 mėnesius, 4? Čia, be prisizino. Nu. Tai bet tai ir tik blogėja situacija. Kodėl blogėja? Jeigu jie laimės Europos lygą, tai čia bus išgelbėtas sezonas. Jeigu laimės. Gerai, Angels, jeigu laimės Europos lygą. Irgi bus išgelbėtas. Irgi kitą sezoną galės dirbti. Europos lygą gal laimės San Mamesė pas save Bilbao. Aš nežinau, kas laimės. Aš tik sakau, kad jie gali laimėti. O Premier lygoje išstato kiek įmanoma atsarginę sudėtį 18-mečių, ten duoda pirmą karjerą. Ta prasme, tiegi ne prieš prostą komandą pralaimėjo. Žiūrės yra tiesiog geresnė komanda. Bet St. James Parke. Ir ta prasme, pirmas kelnys dar, sakykime, toks pusė bėdos buvo, antram kelnį tiesiog pradėjo įvarčius atsivežinėti. Pirmas kelnis sužaidė normalų, adekvatų savo kontratakuojantį futbolą, išvedė Garnačiai, mušė įvartį, aišku, Newcastle'as geriau atrodė, tai normalu, tai jie yra geresnė tiesiog komanda šiuo metu. Čia kaip ne pavadinimus, jeigu lyginsi, o žaidėjus, per aikštę eidamas per visas pozicijas. Bruno Fernandešas vienintelis gali turėti argumentų, kad yra geresnis už ten Newcastle, nežinau, su kuo jį lyginti, su Gimarajas. Bet ir tas jau ten nebūtų taip. Gerai, bet kurią kitą komandą paėmė ten, kokie Crystal Palace, tai gerai, šudnai pradėjo sezoną. Po to kažkokį progresą padaro. Tai gerai, jie nuo Manchester United. Trenerio ranka mato. Bet tai treneris ten gal ilgiau, ne? Jokios rankos nesimato. Laimė treneris net prieš tuščią vietą, nes Edis sirgo. Tai asistentas. Nėra trenerio ir vis tiek treneris. Jasonas Tindas yra šiaip co-treneris. Visą karjerą Edžio. Visą karjerą yra su juo. Tai ką čia vienose rungtynėse keičia, kad Edis serga ir Tindas. Ne, bet šiaip reikia ir racijos yra ir pas Aurimą žodžios, nes jau dabar teoriškai gali surinkti tik taip 56 taškus. Koks skirtumas? Tai yra mažiausia istorija. Mažiausia istorija. 22 metais 58 ir tai yra iki šiol per Premier lygos istoriją Manchester United. Koks skirtumas? Čia net Premier lygos dar nebuvo. Dėl 15, 13, 12 vietos. Taigi jau prieš porą mėnesių Premier lyga jam nieko nebereiškia. Koks dabar jau skirtumas? Nuo Newcastle abu sezono mačus buvo gavę ten 30 kažkelintais. 4 metai, kai nepadaręs dublio yra Newcastle'as prieš. Bet žinai, tikrai, kerina visus antirekordus Amorimas. Amorimas, tai Newcastle'as yra. Bet sezoną tai su Tehagu pradėjo, tai Tehagas irgi kažkiek prisidėjęs turbūt, ne, prieš šitų rezultatų neprisidėjęs. Newcastle'as trečiadienį bus. Lemą geriau būtų Tenhagą palikę. Trečiadienį Newcastle'as bus trečioje vietoje Premier lygoje. Apie ką mes čia kalbame? Būtų palikę Tenhagą. Išėjo su Lindelöfu, Eriksonu, Amasu, Baindiru, ta prasme, tai stipriai parotuotas statim. Prieš komandą, kuri šiuo metu vos turbūt negeriausia futbolą Premier lygoje. Tai gerai, aš nesakau, kad aš tai sakau, o kur ta komanda juda ir kur jinai judėjo. Tai Europos lygoje šiuo metu tvarkosi neblogai. Vienintelė komanda šiuo metu nepralaimėjusi Europoje yra Manchester United. Gerai, čempionų lygos vietos United yra, nežinau, šviesmetis iki jų skiria. Kaip, 2 etapai. Gerai, bet tai per kažkokį langą. Tik į jį lips, bet aš apie tai, kad Premier lygoje iki top 5. Bet tai... Ir kalbant apie kitą sezoną. Tai aš nežinau, kas bus kitą sezoną. Per toli žiūri, man atrodo. Ten Hagą turėjo nuimti vasarą, nesvarbu, kad jis laimėjo FA taurę. Ten buvo viskas baigta, ten buvo aišku, kad nebebus Ten Hago. Tai jeigu naujas treneris būtų atėjęs vasarą ir dabar jis visą šitą sezoną taip atrodytų, kaip jie atrodo šiuo metu, bet tai tu pažiūrėk ir į instrumentus, su kuo jisai žaidžia. Taigi čia juokinga yra. Tai aišku, kad Newcastle'as jos atlupo. Tai turbūt prasčiausias Manchester United žaidėjų atžvilgių, koks apskritai yra buvęs pastaruoju metu. Jeigu atluptų 4-1, aš būčiau nustebęs, aš sakyčiau, čia sensacija yra. Tai pastaruoju metu jie dar ten sužaidė neblogų mačų su Arsenalu, su Man City'u, jeigu taip į Premier lygą grinai žiūrėtume. Atstokit jūs nuo to Amorimo. Gerai, Crystal Palace 2-0. Trečią įmušą nuošalę. Ten dar galėjo ir be nuošalės įsispręsti situacijų. Ten tikrai 3-0 galėjo pirmauti jo. Bet atrodė, kad
kad bus sumuštas Manchester City namie. Neatrodė, aš nežinau, mes gal kitas rungtynės žiūrėjome. Aš žiūrėjau, tas pačias klausiau, kaip tu komentavai. Gerai, kad jie... Pagal rezultatą atrodė, kad bus blogai. Bet... Nes tie muždavo, nubėgiau, tie nemuždavo. Jo, bet kokios progos buvo, kokie momentai. Nuo pirmų minučių matėsi, kad City kūrėsi progas. Tai čia šį sezoną kartais atrodo, kad jie susikurti negali. O čia tu matei nuo pat pradžių dominuojantį De Bruyne, Marmušą pabėgantį prieš vartininką 1-1. Tai 0-2 jau kaip sakyt, pasileidai pelasą ir tu gali nelaimėti rungtynių, bet kad ten triuškins juos, tai man atrodo, tai tiesiog neįmanoma pagal žaidimą. O paskui, Kevino De Bruyne's masterclass buvo tiesiog, jis dominavo šitose rungtynėse, nors pagal fizinę formą jis vis labiau į mane panašėja, bet panašu, kad vis dar gali sužaisti genialias rungtynės, tiesiog, monstrinės jo rungtynės, ten, kaip tiesiog geriausia De Bruyne's versija. Kiek potencialių dar ten jo asistų neišnaudojo. Tai Marmušas į vartininką ten. Kiek jam dar pačiam. Kiek buvo neišnaudotų progų, tų didžiųjų 10 big chance missed. Aš neatsimenu, kada kartą esu matęs. Manau, kad iš tų 10-12 sukūrė De Bruyne. Tikrai nerealiai. Tikrai labai gerai. Nerealiai. Tai jau net ir Pepas sakė, kaip ten fantastiškai sakė. Taip kaip visą laiką Gal teik sutartį dabar? yra žmonės įpratę jį matyti buvo, taip ir sužaidė šitą. Neturi kitą sezoną. Jis ne free agentas. Jis tiesiog atsisveikina. Ir viskas, ar ne? Ir neapsigalvos. Jeigu nieks neims jo, kas darys? Tai turbūt kažkas sutarta. Bet matėt, Bet šeima sakė, kad... Svarstau, galvoju ir apie Premier lygą. Tipo, jeigu kažkas pasiūlys. Nežinau iki galo. Bet sakė, šeima supanikavus, nes visi įpratę, čia sako vaikai... Tai gal United? Vaikai gimė Manchester'e, sako, jie tik tai čia įpratę gyventi ir taip toliau ir dabar Liverpool. Visi nerime. Tai čia kaip Emilis Forsbergas išvažiavo žaisti New Yorko Red Bullius, ne, šeima buvo šokės, šeima sugriuvo, žmona įsiskyrė su žmona, ta prasme. Labai panašiai. Nurodė stadione visą šeimyną, Kevino labai laimingi buvo po tų visų epizodų. Bet šiaip, kai pamačiau startinės sudėtis, tai skeptiškai taip pažiūrėjau, kad visus tuos veteranus susileido, be Vingerių išėjo, Mekatį startę ir galvoju, kad nežino, kiek kontraktas 25 baigės. Tada atsiprašau, suklydau. O kas atsitiko Savinio? Taip gerai atrodė žaidėjas? Nežinau, tai trenerių reikia klausti. Bet vėlgi... Jaučiasi trenerio ranka tikrai man. Išleido Mekatį, kuris ten gal vienos kitos progos neišnaudojo, bet jis gerai žaidė. Vienos kitos, 5 gal. Gal ir 5, bet žinau, kad mes eiliniam per daug dėmesio skiriam šiam rungtynėm. Gerai žaidė, gavosi iš vartininko. Kiek neišnaudojo. Galva, 3 neišnaudojo. Savo plikę tą pirštais taip. Paskutinis atletas, paminėti yra Nico O'Reilly. Tas bičas, tai tikrai man atrodo, kad gali užaugti rimtas žaidėjas. Gavau informaciją, kad turim baigti. Tai gerai, kad 5 minučių. Aišku. Apie vieną nebuvo. Čia labai blogai. Gerai, tai Nottinghamas paslydo ir čia klausimas, ar baigs top 5? Didelis klausimas, nes Newcastle'as, kaip sakiau, jos trečiadienį jau aplenks, tai jau stums į 4. Tada jie turi tik +2 prieš City, tik +3, man atrodo, prieš Villą. Ir Chelsea taip pat irgi +3. Aišku, ten su savais niuansais. Jo, Arsenalas jau visai fokuso nebeturi Premier lygoje, tai čia gal ir per daug dėmesio tam nereikia skirti. Bet fantastiškas, aš noriu, Raiso reidas, tai yra 3 kartą pasakysiu, bet... Tikrai. Tikrai ir pasastas ir buvo fantastika. Aš piktas, nes turiu 2 gynėjus fantasy komandoje, jie visi sugalvoja būdą, kaip praleisti įvartį. Ir da pažiūrėk, bėga, kaip galva sukioja bėgdamas to kamuolio. Fantastika, ten tokia... 13 taškų. O galėjau Žairėje žaisti. Gal labiau tada patikti. Geriausias Anglijos žaidėjas dabar. Praėjusią savaitę gal sutinku. Apie klasikerį reikia pašnekėti, Mariau. Džiaugiesi lygiosiam? Nesmė. Čia dabar man... Nesmė, nerūpi. Interas rūpi, bet galėjo pralaimėti, nieko jau ten nėra skirtumo. Galėjo pralaimėti. Leverkusenas dabar jau su... Virtsu sugrįžusi po traumos dar vėl ten, sako... turi pretenzijų, bet aišku, patys patiems reikia laimėti. O klasikerį, tai ką, žinau, aš galvau, kad žaidė tai turbūt reikia pasakyti, kad geriau, tada
įvartis vėl atsivežtas, nu, kas Kimas. Ne, Zenikimas minčiai, žiaurus. Jis Kas mūsų buvo- visus mulkino, kai žaidė Neapolyje. Jis mūsų visus apgavo tiesiog. Fenerbahce čia irgi neblogai judėjo. Bet... Ir tada galvojau, bus kaip visada. Tada tie du greitai įvarčiai per tą trumpą atkarpą iš panašių ten pozicijų, nu, Jie atrodė tau gnabry kaip Ribery, kai prasinešė. panašiai labai. Atsuko laikrodis Seržas tikrai ten savo Ir geriausią. viskas jau atrodė, žiūrėk, Jis tokiuose stovi, rungtynėse, jisai kur nestabdydamas nu, gal ir nebūtų verti, sakykime, pagal visą tą, bet, nu, tu vienas ir galiausiai, nu, vis tiek. Korneris vadinamas. Bet jeigu Girasi būtų ten įmušęs tą įvartį, tu savo, koks geras, Per ta prasme. save? Bet tai ten jisai už- Kamuolį susitvarkė, ten Bet tai ten porą už- dar padarė, tai kosmosas visiškai. Bet tai ten ir baigėsi įvarčių tada. Nu, bet jis tai pats neįmušė. Nu, tai vis tiek jisai. Šiaip, Kaip gali tau tokiam lygiai žongliruoti kamuolį buvo? bet šiaip klasikeris yra tik tai klasikeris pavadinimas. Šiaip išsibesdėjęs. Mes kalbam apie klasikerį, kur abi dvi komandos kovoja, kai tu tiki, kad Borussia kažkokią konkurenciją turnyro lenteliai duoda ir taip toliau. Dabar apie nieką, ta prasme, persvara jau per didelė. Nieko, buvo viskas pastatyta ant to, kad paskutinis Müllerio karjeros klasikeris. Taigi ir visas pristatymas. Žaidė rungtynių Mülleris nuo Apie pradžių. Müllerį buvo ir žaidė. Ir šiaip jis gerai žaidė. Taip, tai ir ten gerai žaidė. Nu, taip, Po keitimo išėjęs. Nu, taip. Jo, Ispanijoje Bet Barcelona sakau, išgyveno, išstenėjo pergalę Leganese. Lemba, gerai, Buvo Leganė lengva. susidėjo, ta prasme. Labai išlikščiau šiaip. 19 vietos komanda, bet Taip, tokių taip. problemų. Aš- Realai išvyko atsimenu. Aš buvau Tai nustebintas. pats įvykė pirmam rate. Nu, Ir Labai išlikščiau šiaip rungtynės tokios. nu, bet Leganesas tikrai nusipelnė Sau kažko. tiesiog įsimušė. Gal nusipelnė, jo, įsimušė į savo vartus labai tokį apmaudų įvartį. Bet aš paminėsiu rungtynių pabaigoje Nygo Martineso tą veiksmą gynyboje, nu ten... Wow. Tai pirmam kelnį Kiek Rafinha. žaidėjas norėjo ir nusiteikęs buvo, kad aš sustabdysiu tą varžovą, nu, įspūdinga. Gal jis ten rizikavo prasižengti, gal rizikavo, gal kortelę, bet nuėmė tą kamuolį tiesiog, nu, wow, nu čia kaip vidurio gynėjo, tai toks highlightas, kur gali rodyti rungtynių santraukų šalia įvarčių, progų, ten, nu, tikrai fantastiška. Bet tai pirmam kelnį realiai Rafinha negynėjas, būdamas vos nedar įspūdingesnį padarė slydimą ir irgi ten, nu, visiškai situacija vienas ant vieno buvo. Motyvuoti, matosi labai, kiekvieną dabar turą La Lygoje, bet nesužaidė Barsa tikrai gerų rungtynių. Įklimpo Madride prieš Leganesą ir ten, nu, drąsiai galėjo, bet lygiosiam baigtis viskas. O Madrido Realas irgi laimėjo, bet ten Kyliano Mbappé veiksmas daugiausiai klausimų kėlė. Gal labai nesupyks, bet čia dar kelias minutės turime apie tai pakalbėti, nes, nu, bliava, nu, tu pro lygį, nu, negali taip elgtis. Kaip, nu tai nei, ko netyčia. Nu, kaip tai netyčia? Net ir Kaip, nu kovoju dėl ką. Ančeločio Sūnus. sūnus. Kortelė išėjo Visiškai- visiškai. Nu, Nu, jisai- jisai prisipažino, atsiprašė, nu Jo, žaidybinė situacija. nėra čia ką labai, manau, kad... Tai būna, kai žaidėjas, kuris... Ten nebuvo netyčia. Nu, plemba, aš tai Ne, manau, ten- kad tu manai, kad... Aš manau, kad tikrai taip. Aik, Tai, tu tikrai ne. Nu, tas Tu prasme, pažiūrėkite tą epizodą. Ančio- tu nejuokauk. Ne, jis tikrai neėjo tyčia gauti raudonas kortelės, bet aš tau pasakysiu, kad tai būna, kai žmogus, kuris nesigina, pabando vieną kartą į Spaust, dvikovą. jo. Pasiginti, nes jis, jis to nedaro. Nu, tai nuėjo į vieną dvikovą įlindo ir Ne. Nu, gerai, arba- dvikovas nelys. Jo. Arba durnas, kaip tu sakai, arba Nu, piktybinis. Aš manau, kad nelaimė neveiks nutiko, to, ta prasme, manau, tiesiog ir tiek, 100%. žinai. Gaus dabar 2 rungtynių baną, Ketverių. džiaugiasi Robertas Lewandowski. 19 metais Tada už turės pasažėdą padarė į žaisdamas finalą buvo praleist. pastarąjį kartą išvarytas iš aikštės. Nu, bet svarbu, kad, žinai, įsirašė Bus 3 banas, taškus dvi ir tiek. rungtynės finale žais. Bet Nu, visi man tai sutiko, atrodo, čia kad jis niekas, ten nu, nėra specialiai- normalus epizodas, nu Kaip? taip griežtai užėjo. Tai ką tu įsivaizduoji specialiai? ėjo Laužyti, kovot, laužyti? jo. Taip, Ten kažkaip randomo laveso, taip, Aik. žinai. Nu, Kylianas Mbappé tiesiog vieną Ančeločio Prieš tas Leganesą. sūnus sakė, kad už, nu, kai kurios Įsipės prie- pražangos jį ten, žodžiu, išprovokavo truputį ir jis ėjo į dvikovą. Bet taip. kad jis ėjo dvikovą, aš sutinku. Nu, bet tai tokioje situacijoje, tai gerai, kad tas žaidėjas koja nebuvo pastatęs ant žemės, būtų sulaužęs. Bet ką tu manai, kad jis Nu, normali raudona kortelė, bet čia... Ne į nu, kelių, bet jis būtų, jeigu žaidėjas būtų laikęs koją ant žemės, būtų Nu, lūžęs. tai koja. būtų, jeigu būtų, bet tu man sakai, kad Kylianas Mbappé norėjo gauti raudoną kortelę. Raudonose norėjo, bet norėjo Nu, tai traumuoti dvikovoje varžovą. tokie. Traumuoti Nu, varžovą. netraumuoti. Nesportiškai. Gal galbūt Kiek tai reikėjo sužais kitokį, gal gal reikėjo, kovoj. galėjo taktiką pasirinkti, žinai, spenelį išnipti ten kokią dar kažką, žinai, kaip... Persimužiai tiesiog. Nežinau. Ja, žinai, Bet, šortus bet šiaip pakelt į vargingos viršų, žinai. rungtynės, reikia pasakyti, kad tą įmušė, aišku, įvartį gražų kamavingą, bet prie rezultato 0-0, ypatingai pradžioj, nu, truputėlį
su daugiau sėkmės galėjo ta Vitorijos komanda. Paskui 10-10 žaidė prieš Sedekerskio klubą. Na, nu taip. Jo, ten irgi buvo, bet ten raudona kortelė, nu tokia Normali. žaidiminė. Normali. Ir tai ir ten normali. Nu ten tikrai nenormali. Nu tai Nu, niekada gerai. jau raudona kortelė savaime nėra normalu. Ne, nu kartais atsitinka, bet ten man tai atrodė blogos intencijos. Okay. Italijoje Milano Interas 3-1 laimėjo prieš Kaljarį. 6 taškai dabar, bet Napolis šį vakarą žais, su kuo jie žais? Jie žais su Empoliu. Nu, tai gal laimės? Nu tai Italijoje turbūt čia pagrindinis akcentas, tai Romos derbis įvykęs, šiaip visai neblogas. Nu, prasidėjo tai tradiciškai itališkas atsargus futbolas, gynyba, progų mažai, bet antram kėlinį, kai pelnė įvartį jau Romaniolis po standarto, atsidarė tikrai rungtynės, Sulė, fantastiškas įvartis, ta prasme, ten tokį užsuko, nu, kaip Paulo Dybala, žinai, geriausias. Ziulės pusbrolis? Jo, šitas. Iš Italijos. Bet šiaip tikrai. Argentina. Gražu buvo ir progų po to, manau, kad abi komandos. Pažiūrėti šį mačą netgi iš tiesų. Jo, nebuvo labai, kad kažką geriau galėjai pasižiūrėti turbūt vakar vakare. Bilbao su Rajonė. Nu, bet toks. Ne geriau. Ne geriau tikrai, bet. Ne, jo, pažiūrėjau, nebuvo blogos. Jo, bet abiem komandom kovoja dėl Čempionų lygos prastas rezultatas, nes Juventusas laimėjo, Atalanta irgi laimėjo po keletos pralaimėtų rungtynių iš eilės, tai dabar tas atsilikimas jau nuo ketvirto, nu nemažas ganėtinai tiek Lazio, tiek Romos. Lazio dar aišku turi Europos lygoj, ten gali, jeigu pasitvarkys reikalus namie prieš Būdės ekipą. Nu, o dėl titulo, nu ką, Atalanta atrodė vienu metu, kad dalyvauja, po to iškrito, po to vėl dalyvauja, dabar atrodė, kad vėl iškrito, tai jų tikslas turbūt bus tiesiog ketvirtį finišuoti. Nu ir Tudorą reikia pagirti, kad biškai stabilizavo situaciją, turinė, pradėjo rinkti pergalės, aišku, dabar jų ir tvarkaraštis šiek tiek lengvesnis buvo pastaruoju metu, tai... Vakar šis 2 perdavimus liko. Jo, tai... Tikrai Juventusas geriau pradėjo judėti. Viskas, išeinam. Ačiū, kad klausėt, ačiū, kad žiūrėjot. Iki kitos savaitės. Saugokit save. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.